Tiesos akibrokštai. Žmogus rašo, kad Biblija prieštarauja mokslo duomenims, reiškia. Ir duoda konkretų argumentą, sako, kad pagal Bibliją pirmas žmogus Adomas žemėje atsirado prieš 6000 metų, o mokslas sako, kad žmonės žemėje gyveno prieš 100 000 metų. Norėčiau pataisyti to žmogaus šiek tiek klausimą. Mokslas sako, kad žmogus atsirado daugiau kaip prieš 300 000 metų, kai kurie mokslininkai net ir 2 milijonus metų duoda žmogaus atsiradimui. Na ir Adomas iš tikrųjų gimė beveik prieš 6000 metų, jeigu tiksliau prieš 5784 metus žemėje. Bet kur problema? Čia nėra jokio net mažiausio prieštaravimo mokslui, nes Biblija nemokina, kad Adomas yra pirmasis žmogus žemėje. Šitą mokina Naujasis testamentas, krikščionybėje. Pagal Tanachą Adomas nėra pirmasis žmogus žemėje. Sakykime taip, pirmasis hebrajas, galima sakyti, Adomas. Pirmasis semitas žemėje. Bet ne pirmasis žmogus. Ir dabar mes šitą temą panagrinėkim, padarykim netgi paskaitėlę specialią. Rekomenduočiau šiandien labai pasigilinti šitą klausimą. Ar Adomas buvo pirmas žmogus žemėje, ar iki jo jau egzistavo žmonija. Ir Adomas buvo tik tai žmogus, kuris specifinių būdų, ypatingų būdų buvo sutvertas. Jau egzistuoja žmonija. Pirmiausia, kaip visada aš mėgstu, pradėkim nuo oponento argumento. Kokiusgi argumentus duoda ta teologinė srovė, kuris sako, kad Adomas buvo pirmasis žmogus žemėje. Konkrečiai krikščionybėje laikomas. Ir daugelis ortodoksų tiki, bet ne visi, nes pačiam Talmude kalba, kad iki Adomo 91 kartą žemė egzistavo. Aišku, čia 91 kartą, tai čia irgi jokinga, bet mintis pati teisinga yra, kad iki Adomo gyvena žmonės. Paprastai yra 4 argumentai. 4 argumentai. Paimkim juos ir panagrinėkim. Pirmas argumentas jų būtų, kad Adomas neva pirmas žmogus žemėje, tai būtų pradžios knygos 2 skyrius, 4-5 eilutė. 2 skyrius, 4-5 eilutė. Sako. Ten, kur kalbama apie sukūrimą, pasaulio sukūrimą, žmonių sukūrimą, 1-2 skyriai, kaip žinote, pradžios knygoje. Ir yra toks tekstas. 2 skyrius, 4-5 eilutės. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių, dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes viešpats Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti. Tik versmė trykšdavo žemės, drėkindavo visą dirvos paviršių, sako, nėra žmogaus žemėje. Ir sako, toks įdomus dalykas ir tada 2 skyriui pasakoja, kad Dievas sukūrė Adomą. Sukūrė Adomą. Štai koks įdomus dalykas. Tai sako, matot, Adomas dar nesukurtas buvo, o žmonių žemė nebuvo. Reiškia, iki Adomo žmonių nebuvo žemė. Iš pirmo žvilgsnio žmogus gali taip iš tikrųjų paslysti šitą argumentą, atrodys, tikrai iki Adomo nebuvo žmonių žemėje. Grįšim prie jo ir panagrinėsim. Antras argumentas, kurie mėgsta duoti, atsiveskim, pradžios knygos 2 skyrių. Pradžios knygos 2 skyrius. Dvidešimta eilutė. Čia, kai sutvėrė žmogų, sako, žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nerado. Aha, nėra moterų žemėje. Ir tada turėjo Ievą sukurti iš jo šono, iš jo dalies. Aha, nėra tinkamo bendrininko, bet nes nebuvo moteriškių žemėje. Su kuo galėtų Adomas susituokti, matote? Tai va, duoda antrą argumentą, kad iki Adomo žmonių nebuvo. Trečias argumentas būtų pradžios 3 skyrius 20 eilutė. 3 skyrius 20 eilutė. Žmogus pavadino savo žmoną Ieva, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Visų gyvųjų motina. Reiškia, jokios žmonijos iki Ievos, sako, nebuvo. Visi gimė iš Ievos.
Iš pirmo žvilgsnio taip, atrodytų įtikinami argumentai, paskui mes juos panagrinėsim. Na ir iš antro kanono knygos, pavyzdžiui, katalikai duoda argumentą, protestantai antro kanono knygų nepripažįsta, bet katalikai ir stačiatikiai pripažįsta, tai jie duoda Tobijo knygos 8 skyriaus 6 eilutę. Tobito knygos 8 skyriaus 6 eilutė. Sako. Tu sukūrei Adomą ir sukūrei jam žmoną Ievą, kad būtų jam pagalba ir parama, iš jų dviejų kilo žmonija. Kur be aiškiau galima pasakyti, ar ne? Iš jų dviejų kilo žmonija. Vadinė, žmonių nebuvo žemė iki Adomo. Adomas buvo pirmasis žmogus, Ieva antrasis žmogus ir iš jų kyla viso žmonija. Paprastai, o šiais 4 argumentais iš tada, Naujojo testamento aš nebe į tų eilučių, nebe Naujojo testamentas irgi labai įtikinamai rašo, kad jau tai Adomas pirmas žmogus. Reiškia, bet argumentuodami mum jie pateiks 4 šitas vietas. Pradėkim nuo šitų argumentų įvertinimo. Ar iš tikrųjų bent vienas iš šitų argumentų sako, kad Adomas buvo pirmasis žmogus žemė. Pradėkim, imkim pirmą argumentą. Pradžios antros skyrius 4-5 eilutė, kurį davėm. tą pirmą argumentą išnagrinėkim. Pradžios, antras skyrius, 4-5 eilutė. Ogi įsigilinkim, apie kokį laiką kalba šita eilutė. Apie kokią kūrimo stadiją kalba šita eilutė. Skaitau nuo 4-5. Toks yra pasakojimas apie dangų žemę, kai buvo sukurti. Ta diena, atkreipkite dėmesį į konkretų dalyką, ta diena, kalba apie tą laiką, tą dieną, ir tu pasakysim, kuri ta diena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kūrimo diena. Taip? Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes viešpats Dievas dar nebuvo siuntę žemę lietaus, žmogaus dar nebuvo dirvai arti. Tai žmogaus dar nebuvo dirvai arti. Ta diena, kai žemės laukuose nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes dar žmogaus nebuvo žemė. Taip, mes sakom viskas teisingai. Kalba apie tą dieną, kai dar nebuvo augmenijos žemėje. Augmenija kada atsirado? 3 kūrimo dieną. 3 kūrimo dieną. Va, paskaitykim. Pradžios knygos 1 skyrius. 1 skyrius. Ir paskaitykim nuo 11 eilutės iki 13. 1 skyrius. Dievas tarė, te želdina žemė augmeniją, va, kada augmenija pamatysit sukurs, augalus duodančius sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančių žemėje vaisius su sėklomis, taip ir įvyko. Žemė želdina augaliją, augalus duodančius savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad yra gera, tie vakaras ir išaušo rytas. 3 diena, taigi tai yra 3 kūrybos periodas, vadinamas 3 diena, kada buvo sukurta augalija. O mūsų aptariama eilutė pradžios knygos 2 skyrius 4-5 kalba apie dieną, kai dar nebuvo augmenijos žemėje. Tai iki 3 dienos. Mes irgi sakom visiškai teisingai, iki 3 kūrinės dienos tikrai žemėje nebuvo žmogaus, nes žmogus sukūrė 6 kūrybos dieną. Žmogus buvo sukurtas 6 kūrybos dieną. Taip. Paskaitykim 1 skyrius nuo 27 eilutės iki 31. Dievas palaimino juos žmonės tardamas, būkite vaisingi, daugitės, pripildykite žemę, valdykite ją viešpataukite jūrą žuvims, padangių paukščiams, visiems žemė judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviu jums visus žemėje sėklą teikiančius augalus, visus medžius vedančius vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas ir visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams, visiems su žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistų visus žalius augalus. Tai privyko, Dievas apžiūrėjo, ką buvo padaręs, iš tikrųjų matė, kad tai buvo gera, atėjo vakaras, išaušo rytas, 6 diena. Žmogus buvo sukurtas 6 dieną. Augmenija 3. O mūsų aptariama pradžios 2 skyriaus 4-5 eilutė kalba apie tą dieną, tą laiką, kai dar augmenijos nebuvo. Mes sakom teisingai, iki 3 dienos nebuvo, kol dar nebuvo augmenijos, nes 3 dieną atsirado augmenija, nebuvo žmogaus, nes žmogus 6 dieną sukurtas. Tai kad drąsiai šitą argumentą atmetam. Užbraukim, jis netinkamas, absoliučiai.
Važiuojam toliau. Tai va, su pirmu argumentu, manau, mes atsiskaitėm gana sėkmingai. Imkimės dabar antro argumento. Kaip sakiau, antras argumentas įduodamas Pradžios knygos 2.20. Pradžios knygos antras skyrius 20 eilutė. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams, visiems laukiniams žmonėms, tačiau savo tinkamo bendrininko nerado. Taigi žmogui nebuvo žmonos ir teko vėliau ir toliau Dievas užmygdė žmogų ir sukūrė iš jo paties kūno Ievą. Sako, taigi nebuvo moters žemė, vadinasi, nebuvo žmonijos. Atkreipkit dėmesį, kas čia pasakyta. Čia nesako, kad žmonijos ir moterų nebuvo žemė. Čia sako, kad žmogui tinkamo bendrininko nerado. Kad tarp žmonių gyvenusių žemė Adomui tinkamo sutuoktinio nebuvo. Visiškai logiška. Adomas, žmogus sutvertas Edene, rojuje, gyvenęs rojuje, bendravęs su Dievu, nusidėjęs, iš rojaus patekęs į žemę, ištremtas. Be tėvo ir be motinos sukurtas tiesiogiai Dievo. Jis ypatingas žmogus, ypatingas kūrinys, skirtingas nuo visų kitų žmonių. Unikalus. Todėl jam nėra iš tų tinkamo bendrininko, iš tų žmonių, kurie gyvena va taip, iš tėvo ir motinos gimsta. Ir seniai egzistavo žemė iki Adomo atsiradimo. Čia kalba apie tai, kad nebuvo tinkamo bendrininko, kad tam žmonijai neatsirado jam tinkamo žmonos, kuri jį atitiktų, jam prilygtų, kuri būtų. Ir todėl iš jo paties sukūrė moterį. Nes kodėlgi ne iš žemės kūrė, ne iš žmonijos, ne, iš jo paties sukūrė, nes jis unikalus. Nė vienas kitas žmogus taip nebuvo sukurtas kaip Adomas. Bet iš jo paties Dievas užmygdė žmogų gilių miegų, jam miegam išėmė vieną šonkaulį ir jo vietą užpildė raumenis. Jam miegant išėmė dalį kūno, vieną pusę kūno paėmė. Bet čia šonkaulis, čia žodis dėrėtų vesti šoną, paėmė vieną jo šoną ir iš jo sukūrė. Padalina, sakim taip, žmogų pusiau, tą domą. Tai va, čia nekalba, kad žmonijos nebuvo, o kad nebuvo tinkamo bendrininko tarp jų Adomui. Kas yra labai logiška, iš tikrųjų labai logiška. Adomas buvo unikalus, unikaliai sukurtas, specifiškai. Jis gyvenęs rojui buvo. Sukurtas tiesiogiai, be tėvo ir motinos. Tiesiogiai Dievo kūrybos aktu buvo kūriamas. Todėl ir moteris turėjo kažkaip panašiai būti sukurta, kuri prilygtų, nes visi kiti žmonės žemėje jam neprilygo. Visi kiti žmonės žemėje. Štai kokia įdomi situacija. Taigi šitą argumentą mes galim atmesti kaip nieko neįrodantį, nes mes šitą tekstą aiškinam, kad neatsirado bendrininko tarp žmonių. Nes dabar žiūrėkim, bandykim tekstą patį logiškai paaiškinti. Pabandykim. Neatsirado jam tinkamo pagalbininko arba tinkamo bendrininko, rašo. Jeigu nėra žmonijos, nieko nėra, tik gyvuliai, ropliai ir paukščiai. Čia durnai skambėtų šitas tekstas. Aišku, neatsirado, nes žmogaus nėra. Su karvegi arba su bebru tu jo nesutuoksi. Įdomu, kad neatsirado. Ieškojo, bet neatsirado jam bendrininkų. Tik kaip jis atsiras, jeigu žmonių nėra? Adomas pirmas. Nesąmonė. Bet jeigu egzistuoja žmonija ir neprilygsta niekas savo išsivystymo lygio, savo dvasiniam žiniom, savo tobulumu Adomui. Tada labai logiškai eilutė, kad neatsirado žemė nei vieno bendrininko, tinkamo bendrininko Adomui. Todėl buvo sukurta Ieva irgi ypatingų būdų. Taip, kad šitą argumentą irgi drąsiai galim atmesti. Su dviem argumentais mes, manau, atsiskaitėme gana nesunkiai. Dabar paimkim trečią jų argumentą. Pradžios knygos 3.20. Trečias jų argumentas. Pradžios knygos 3.20. Žmogus pavadino savo žmoną Havą, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Originaliai tai tapo visų gyvųjų motina. Tapo visų gyvųjų motina. Aha, visų gyvųjų motina Ieva. Vadinasi, žmonių nebuvo iki to laiko. Iki to laiko žmonių nebuvo. Sako tie, kurie mano, kad Adomas yra pirmasis žmogus žemėje.
Bet dabar mes panagrinėkim čia du dalykus. Pirmas dalykas, čia yra du aiškinimai. Dvasinis ir tiesioginis. Tiesioginis aiškinimas labai paprastai. Mes aiškinam, kad visų gyvųjų, tai yra visų šitoj giminėj Adomo palikuonių motina Ieva, o ne visos žmonijos. Bet pavartotas labai įdomus terminas gyvųjų, o čia jis pavartotas tam, kad dar būtų dvasinis aiškinimas. Ar jūs savo neužduodat klausimą, kodėl nesako visų žmonių motina, o visų gyvųjų? Visų gyvųjų, visi kas gyva. Jeigu čia kalba apie biologinę Ievos motinystę, kad iš Ievos biologiškai visa žmonija prasidėjo, tai jisai irgi nesąmoningai skamba, kodėl gyvųjų. Juk ne visi žmonės gyvi, vieni gyvi, kiti numiršta. Numirė. Tai dabar mirė motinos sūnus. Ar nuo to jisai nebe sūnus, jinai jam ne motina? Kaip ir Abraomas miręs, Abraomo sūnus Izaokas, pavyzdžiui, ten anūkas Jokūbas. Tai ką, jis ne Abraomo palikuonis, ne protėvis, ne tėvas, ne senelis. Kodėl gyvųjų? Manau, čia visai kas kita, čia nesu biologinė kalbama, bus dar gilesnė mintis. Kodėl gyvųjų pavartota žodis? Antras dalykas, ta žodis visų gyvųjų. Visų gyvųjų. Terminas gyvas yra platus terminas, jis tinka ne tik žmonėm, ir žiogui, ir barsukui, ir katinui, ir kregždei, ir meškai, ir drugeliui. Tai yra gyvas. Gyvieji. Visų gyvųjų. Jeigu tik žmonių, tai ne visų gyvųjų. Nes, pavyzdžiui, arklys gyvas dalykas, bet Ieva ne jo motina. Kodėl ne žmonių, o visų gyvųjų motina? Antras klausimas, kyla, ar ne? Analizuojant šitą tekstą. Bet reikėtų pasakyti visų žmonių, o čia visų gyvųjų motina. Gyvasis yra, sakau, ir ropliai, ir žinduoliai. Ir žuvis gyvos. Ar jie negyvi? Ir lavonai plaukia, upėje ir lavonai laksto po mišką, negyvas briedis. Jie gyvas. Bet Ieva ne jų motina, tai ne visų gyvųjų. O čia sako visų gyvųjų. Keista, ar ne? Trečias klausimas labai įdomus. Visų gyvųjų. Adomas gyvas, bet Ieva ne jo motina. Ar Adomas negyvas buvo, kai gyveno su Ieva kaip vienas iš žmona? Nu tai ne visų gyvųjų motina. Gyvasis Adomas ne Ievos sūnus, o Ievos vyras. Greičiau, kadangi iš jo, tai greičiau Ieva jo sūnus ar duktė turėtų būti. Tas terminas, Biblijai nieko nėra šiaip sau. Absoliučiai nieko nėra šiaip sau. Visur yra labai gražus dalykas. Todėl čia tas tekstas, vartotas gyvųjų tame tekste, kad būtų simboliškai dar suprantama. Kad ne tik suprastum, kad visų Adomo šeimoje gimusių vaikų pramotė Ievoje yra, bet dar kalba, kad suprastume ir simbolinę prasme. Juk motina šventame rašte turi ir simbolinę prasme. Na, pasižiūrėkim Teisėjų 5 skyrius 7 eilutę. Atsiverskime Teisėjų knyga 5 skyrius 7 eilutę. Žiūrėkim. Ne, pažiūrėkim 5 skyrių, dar ne 7 eilutę, pažiūrėkim plačiau. 4 skyrių pažiūrėkim. 4-5 eilutės. 4 skyrius, 4-5 eilutė. Pranašė Debora, Lapidoto žmona, tuo metu buvo teisėja Izraelyje. Ji gyvena po Deboros palme tarp Ramos ir Betelio Efraimo kalnuose ir Izraelitė ateidavo pas ją bylinėtis. Visas Izraelis turėjo vadovę, pranašę Deborą, kuris spręsdavo pagrindinės bylas visos tautos. Taip. Ir dabar žiūrėkim 5 skyrius 7 eilutę, kur jau minėjau. Debora sako, gyventojai kaimuose nyka, kol aš, Debora, iškilau kaip motina Izraelyje. Ar visas Izraelis buvo Deboros vaikai biologinė prasme? Ne. Visi suprantam, kad čia titulinė prasme, jos titulas motina.
Izraelio motina. Dvasinė prasme, titulinė prasme. Einam prie to. Ieva visų gyvųjų, ne tik žmonių, bet ir gyvūnų. Motina dvasinė prasme. Kodėl? Mes sakom, štai kodėl. Ateis Mesijas. Ir tada bus atkurtas rojus visiems žemėje. Tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Prisiminkim Izaiją 11 skyrių. Kada žmonijos aukso amžius ateis. Visi, visos pagoniškos kultūros sako, kad aukso amžius buvo praeity. Kažkada tai žmonijai. O mes sakom, biblinė remdamėsi logika, kad aukso amžius bus ateity. Ateity. Izaijo 11 skyrius pirmą eilutę sako, iš Jėzus kelmo išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs atšaka. Apie ką čia kalba? Jėzus yra Dovydo tėvas, taip? Ir kalba apie Mesiją, kad iš Jėzus kelmo išdygs atžala, Dovydas, Mesijas. Ir ką jis padarys? Žiūrėkit, nuo 5 eilutės paskaitykim iki 9. Ne tik žmonėms bus gerai, ir gyvūnam bus rojus. Teisumas bus jos strėnų raištis, ištikimybė jis susijos juosmenį. Vilkas gyvens savinėliu, leopardas gulės ožiuku, veršis jautis ir jaunas liūtas bus drauge. Jos ganys mažas vaikas. Karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge ir liūtas ės šiaudus kaip jautis. Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies survo ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatę suolą. Niekas nekenks ir niekas nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna viešpaties pažinimo. Štai ką padarės Mesijas. Mes žinom, tai yra Dovydas, karalius Dovydas, padarys tokį dalyką. Bet žmonija atsiranda Adomo giminė. Žmonija egzistavo, atsiranda giminė. Adomas paskui padalinamas, su kuria mes žinome. Ir iš šitos poros atsiranda taip vadinami semitai. Semitų tautos. Viena iš jų tai bus Izraelis. Iš Izraelio Judo giminė. Iš Judo giminės Jesės šeima, iš Jesės šeimos Dovydas Mesijas. Vais kilęs. Šitas žmogus ateis, atgims dar kartą žemė ir padarys tai, ką Izaijo 11 skyrius, nuo 5 iki 9 eilutės kalba. Kaip ir Debora gėrį ir palaimą ir teisingumą įvedė Izraelyje. Taip? Ir sako, aš motina Izraelį dėl to pasidariau. Analogiškai, taip Ieva tampa motina, nes per jos palikuonis, per tą liniją, visą ilgą palikuonį liniją iki pat Mesijo. Ateis Mesijas, kuris įvyks šitą ir žmoniją išgelbės. Įves žmoniją į gerovę, į teisingumą, į klestėjimą, į rojaus sąlygas. Štai ta prasme Ieva visų gyvųjų motina. Taigi šitą eilutę mes aiškinam dviem prasmėm. Pirmas dalykas, kad visi Adomo giminiai palikuonys iš Ievos, bet ne visi iš Adomo, beje, nes Kainas ne Adomo sūnus, beje, yra. Iš Ievos visų tapo motina, o dvasinė prasme visų gyvųjų, kad iš jos kils ta linija, kuri duos žemė Mesiją. Išgelbėjimą visiems, ne tik žmonėms, bet ir gyvūnam. Gėris bus žemė. Štai koks dalykas. Dabar trečias klausimas. Dabar ketvirtas jų argumentas. Su trečiu argumentu atsiskaitėm. Ketvirtas argumentas, Tobijo, 8 skyrius, 6 eilutė. Tobijo, 8 skyrius, 6 eilutė, kaip skaitėm. Taip. Skaitant lietuvišką vertimą, atrodo vieni vartai, ar ne? Tikrai Adomas ir Ieva pirmieji žmonės. Sako jis, tu sukūrė Adomą, sukūrė jam žmoną Ievą, kad būtų jam pagalba ar parama, iš jų dviejų kilo žmonija. Iš jų dviejų kilo žmonija. Bet jeigu mes skaitysime jo originalų tekstą, kuris parašytas senąją graikų kalba, ten parašyta žmonių giminė, nes iš jų dviejų kilo žmonių giminė. Pažodžiai skamba taip, žmonių giminė kyla. Jeigu kas net ir, pažiūrėjau, rusišką vertinę, pažiūrėkit, kas moka rusų kalbą, Tovit 8.6, ten sako, rod človečeski pavartota, žmonių giminė.
pažodžiai, taip kaip ir graikų rusų vertime išversta, žmonių giminė. Tai mes tą ir sakom, taip, viena žmonių giminė iš Adomo ir Ievos kilo pati svarbiausia mums. Ta giminė, semitinė. Taip, šita giminė, taip, kilo iš Adomo ir Ievos. Ne žmonija visa, bet žmonių giminė, turim omeny. Viena giminė ta. Mes tą ir mokinam. Tai va čia. Ketvirtą argumentą, interpretacija mūsų visiškai kita. O dabar pereikim prie mūsų argumentų. Prie mūsų argumentų, kodėl mes sakom, kad iki Adomo žemėje jau gyveno žmonės. Pirmiausia, prieš pradedant šitą kalbėti, turim atkreipdėmėsi vieną labai įdomų faktą. Jūs turbūt pastebėjote, kad pradžios pirmas ir antras skyriai kalba apie du visiškai skirtingus sukūrimus. Apie du visiškai skirtingus įvykius kūryboje. Absoliučiai. Žiūrėkit. Pradžios knygos pirmas skyrius, kad parodysiu, kad čia ne apie tą patį ir vieną. Visi kažkaip galvoja, daugelis neįsigilina į tekstą, galvoja, kad čia apie vieną ar tą patį sukūrimą kalba. Tik tai antras skyrius kažkur kažką detalizuoja plačiau apie žmogaus sukūrimą. Ne. Žiūrėkit, pradžios knygos pirmam skyriui pirmiausia sukuria gyvūnus, po to žmonės. Ar ne? Pažiūrėkit, kada sukuria gyvūnus? 5 dieną. Žiūrėkit, Dievas tarė, 20 eilutė iki 24. Dievas tarė, teknykžda, vandenis, gyvūnų daugybė. Tai skraido paukščiai visum žemės padagaus skliautų, taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus, bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyje ir visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkit vaisingi ir dauginkitės. Pripildykit jūrų vandenius, o paukščiai tiesidaugina žemę, tie vakaras rytas išaušo 5 diena. Apie žmogų mes skaitėm, taip, nuo 28 iki 31 eilutės, kad 6 dieną sukūrė juos, taip. Dalį gyvūnų irgi 6 dieną kūrė taip pat, kartu su žmonėmis. Taip. Tuo tarpu, pradžios knygos antram skyriui, pirmiausia buvo sukurti gyvūnai, o tik paskui Adomas. Štai koks yra įdomus dalykas. Pirmiausia buvo gyvūnai sukurti ir tik paskui buvo sukurtas Adomas. Žiūrėkit, 18 eilutė. Antras skyrius, 18. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą darbininką. Taigi, viešpats Dievas padarė į žemę visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų. Paukščiai 5 dieną buvo sukurti, neskaitėm. Ir atvedė juos pas žmogų pamatyti. Žmogus jau sukurtas, nes atvedė pas jį. Taip. O ten paukščiai sukurti 5 dieną, žmogus 6. Matot? Šventas raštas šventam raštui neprieštaraus, ar ne taip krikščionys? Tai vadinasi, čia kalbam apie 2 skirtingus sukūrimus. Ne apie tą patį. Pradžios knygos pirmas skyrius kalba apie pasaulio visos gyvybės, gyvūnijos, roplių, žmonių ir taip toliau sukūrimą. O antras sukūrimas antram skyriui pradžios kalba apie Adomo ypatingo žmogaus žemės sukūrimą, iš kurio ypatinga giminė turi išeiti. Štai klausimas. Žiūrėkim, antras dalykas. Pažiūrėkim, pradžios knygui, kada kalbama. Pradžios knygui pirmam skyriui kalbama, reiškia, kaip sukūrė žmogų. 27 eilutė sako. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Kaip sukūrė? Kaip vyrą ir moterį. Štai koks įdomus dalykas. Kaip vyrą ir moterį sukūrė žmogų. Tuo tarpu, jeigu pažiūrėsim antram skyriui, sukūrė tik vyrą. Ne kaip vyrą ir moterį, o tik kaip vyrą. Ir tik vėliau, praėjus kuriam laikui, buvo sukurta iš jo kūno moteris. Čia sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, ten sukūrė kaip vyrą. Ir tik tai paskui. Dievas sako, negerai.
Ir čia tavo trečias klausimas. Antram skyriui mes matom, negerai žmogui būti vienam, sako. Taip? Negerai, 18 eilutė antras skyrius. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tuo tarpu, kada pirmam skyriui sukūrė žmogų. 31 eilutė sako, Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Viskas labai gerai. O ten negerai. Čia ne tas pats sukūrimas. Du skirtingi sukūrimai visiškai yra. Štai koks įdomus dalykas. Už tai labai greitai visa ta argumentacija šitų tikinčių, kad Adomas pirmas žmogus atpuola labai greitai. Taigi, pirmam skyriui pasakojama, kaip sukurta buvo žmonija, o antram skyriui pasakojama, kaip buvo sukurtas ypatingas žmogus, Adomas. Pirmasis, sakykime, hebrajas, pirmasis kabalistas žemė ir taip toliau, kuris buvo apgyvendintas rojuje. Rojuje. Ten, sako, žemėje apgyvendina žmogų, pirmam skyriui, taip? Žemėje apgyvendintas, žemėje, kartu su gyvūnais, su visais paukščiais ir taip toliau. Tuo tarpu Adomas buvo apgyvendintas, kur? Ypatingoj vietoj, rytuose, specialioj žemėje, pažiūrėkit, 15 eilutė, antras skyrius 15 eilutė, viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad dirbtų ir jo rūpintųsi. Tad žmonė žemė buvo sukurta, o čia tik dienos žemės vieta, Edeno sode buvo sukurtas, kad dirbtų rūpintųsi. Rojai, Ganedinė, taip sakant. Jis egzistuoja žemė be abejo, bet yra, kaip čia paprašiau pasakius, tai yra kitas išmatavimas. Mes pojūčiais jo nefiksuojame. Fiksuoja žmogus tik tas, kuris numiręs pateks į tą rojų. Tada taip. Visiems kitiem pojūčiams tai yra neprieinama. Tai va. Taigi, du skirtingi sukūrimai. Dabar pastiprinkim argumentaciją, kad Adomas nebuvo pirmasis žmogus žemėje. Keletą savo argumentų duokim. Adomas turi du sūnus, Kainą ir Abelį, ar ne? Kainas užmuša vieną sūnų Abelį, Adomą. Vienas sūnus užmuša kitą. Kainas nužudo Abelį. Atsitiko tokia nelaimė Adomo šeimoje. Brolžudystės nuodėmė įvyksta. Ir dabar pažiūrėkim, ketvirtam skyriui apie tą brolžudystę šiek tiek paskaitykim, labai įdomus dalykas. Dievas nubaudžia Kainą, išvaro, eik į rytus, nežininkis, svoločiau, ką padarei. Taip, ir paskaitykim 4 skyrius 15 eilutę. 4 skyrius 15 eilutę. Paskaitykim nuo 13 eilutės. Nuo 12 paskaitysim. Dievas sako, kai dirbsi žemėje, nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi beglys ir klajūnas žemėje. Kainas atsakė viešpačiui. Per daug didelė man bausmė, negaliu jos pakelti. Šiandien išvarei mane nuo žemės, turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti begliu bei klajūnu žemėje. Kas tik mane sutiks, galės užmušti. Tuomet viešpats jam tarė, taip nebus. Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršytas 7-eriopai. Ir viešpats paženklino Kainą žymę, kad kas nors jis aptikęs neužmuštų. Po to Kainas paliko viešpatės artumą ir apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Keletas klausimų. Ko čia Kainas dabar lieja krokodilo ašaras? Aha, jei tu išvarai mane, aš su tokia nuodėme, dabar aš jau susikompromitavęs, mane sutiks, kas užmuš. Kas užmuš? Adomasgi galėtų dabar užmušti, davei per galvą jam, ne, kam tu Abelį užmuši su Ieva. Galėtų dabar užmušti, jie nemuša, tik išvaromas jis yra. Tai tie, ar išvarys ir paskui jis užmuš. Kas užmuš? Reiškia, žmonės egzistuoja žemėje, kurie ateis Kainas, sakys, tu gyvulį, tu brolį nužudei, tu čia negyvensit, ne vieta tavo ant švento žemės, kaip ta gyvulį šventa žemė, aš ir kas nors užmuš. Iškai žmonės gyvena žemėje. Akivaizdu? Ar ne? Akivaizdu. Taigi žmonės žemėje jau gyvena. Toliau pasižiūrėkim. 16 eilutė dar kartą. Antras argumentas. Po to Kainas paliko viešpatės artumą ir apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Tai kad nėra klajoklių. Pirmas klajoklis Kainas turėtų būti. Adomas su Ieva gyvena sėsliai ir paskui Setas gyvena sūnus. Kainas išvaromas, sako, tu būsi klajoklių žemėje. Ir jis apsigyvena klajoklių krašte. Iškia,
eina į tą žemę, kur žmonės gyvena klajodami su gyvuliais, varosi, žinot, taborais, Ganėva, kaip gyvena daugelis nomadų klajoklių genčių, ir Kainas prisijungia prie tokio gyvenimo būdo, klajoklių krašte. Klajoklių krašte. Negalima sakyti klajoklių krašte, nes tas kraštas tuščias, nei klajokliai, nei neklajokliai negyvena tame, ne? Reiškia, žmonės yra žemė, egzistuoja klajoklių kažkoks kraštas su klajokliais. Ar egzistuoja klajoklių kraštas be klajoklių? Ar ne? Klajoklių kraštas be klajoklių. Nu, logiška. Nu, jums jeigu trejybė logiška, krikščionis, tai čia irgi viskas logiška bus. Bet man ne. Aš matau, kad čia yra klajokliai kažkokie gyvena, ne Adomo šeimai priklausantis. Trečias argumentas. Paskaitykim 4 skyrius 17 eilutę. Kainas pažino savo žmoną ir jį pastojo ir pagimdė Henochą. Iš kur žmoną gavo Kainas? Iš kur? Tik Abelis ir Kainas, du sūnus. Vieną užmuša, lieka tik vienas Kainas. Adomas ir Ieva, viskas. Iš kur Kainas gavo žmoną? Čia krikščionys pradeda savo įsileidžia į tokį taismą. Nu tai žinot, su seserim, nu Adomas turėjo dukterų, žinot, dukterų genialinį čia visų, tai tų dukterų, tai pasiėmė vieną Adomą dukterį, savo seserį. Žmonės ir atgyveno taip paprasčiausiai. Nepasiėmė. Pirmas dalykas, kad Dievas tokios nesąmonės, tokio kūrimo, jeigu jis pats prieš kraujomaišą, Dievas. Jeigu Dievas pats prieš kraujomaišą, jis sako, tai bjauru, šlikštu paprasčiausiai, negi jis taip suorganizuos, kad pirmi žmonės būtų priversti su seserim tuoktis. Broliai su seserim vaikus. Tai išsigimėliai gautųsi. Ar tai jiem tada genetinės lygos ne, dabar veikia, tada neveikia, nereikia. Nereikia, paskui veikia padėjo. Tuokės, paskui atsirado genetinės lygos. Kaip čia taip? Iš kur Kainas gavo žmoną? Tai va, pirmas dalykas, negalėtų būti sesuo, nes pas Dievą tai yra, oi, kaip griežtai pasakyta, Kunigų 18 skyrius, kaip Dievas žiūri į kraujomaišą. Kunigų 18 skyrius, 9 eilutė sako, neatidenk nuogumo savo sesers, kur yra tavo tėvo ar motinas duktė, gimusi namie ir kur kitur. Neduoda Dievas. Tada galima. Tada tai denk, sukūriu, kad tu priverstas būtum atidengti. Įsivaizduok, Dievas sukūrė tik tai du žmonės ir duoda jiems visiems sakė, deiskitės ir daugykės, priversti bus gulėti broliui su seserim. Dievas įsakė. Paskui Dievas taigi kažkoks jam savim, neatidenk savo brolių sesers nagumo. Ir mokslas sako, tai genetinės lygos, kur jau maiša negerai. O tai buvo gerai. Ir mokslinio požiūrių, kai jau maišai, jokių lygų nebuvo. Ir Dievo gerai buvo, du sukūrė ir liepė, deiskitės. Ir su kaip tu veisiesi, ne su gyvuliais, turi savo šeimoje veistis. O tu nesiveiskit, Kananas veisis, taip užnikins viskas, naikina kananiečių. Žiūrėk, kaip toliau Kunigų 18 skyriui 29 eilutė sako, išvardina visus iškreipimus, tame tarpe gulėjimą su seserim grausia, kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas savo tos bjaurystę Dievo akyse. Betgi Dieve, tu šitą bjaurystę įsakė pirmiesiam žmonėms, sukuri tik du žmonės, kurie gimdys brolius seserims ir dar jiems sakiau, veiskitės ir daugit, pripildykit žemę. Ir jie priversti gulėti su savo seserim, brolius su seserim bus. Paskui bjaurystė. Į krikščionimą viskas logiška. Jeigu trejybė logiška, tai ką galiu padaryti? Tai čia jau logiška, man nelogiška. Tai Dievas negalėjo tokio įsakymą duoti. Tai iki Adomo gyveno žmonija. Ir tas pats įsakymas buvo, ta pati bjaurystė buvo su artimu giminaičiu, neturėti lytinių santykių. Kaip tada, taip ir dabar. Kaip žudymas blogai buvo. Ir Mozės statymė blogai uždraustas žudymas, ir Kainas nužudė Abelį blogai buvo. Ar ne? Kaip melavimas buvo, melagingas liudimas blogai ir tada. Tai va lygiai taip pat ir kraujomaiša blogai buvo. O dabar krikščionių teologija tokia, kraujomaiša buvo gerai, Dievo įsakymas. Sukuria du ir veiskitės. Nu ką, kraujomaiša privesius praktikuoti, ar ne? O paskui jau, oi, kraujomaiša, va kaip negerai. Kvailystės. Dievas ne žmogus, sako, keistų savo mintį. Ir tada lygos taigi padarė, kad nuo kraujomaišos ten lygos įvairius genetinės atsirastų. O tą padarė, kad nebūtų kraujomaiša. Kas čia, Dieve?
Dievas taip ne, čia tik krikščionių galvose va toks vat jovalas chaosas. Vienas dalykas. Žiūrėkim toliau, kunigų 20 skyrius. 17 eilutė sako. Jei kas imtų savo seserį, savo tėvą ar motinos dukterį, matytų jos nuogumą ir jį matytų jo nuogumą, abu bus padarę bjaurų nusikaltimą ir jie bus išnaikinti iš savo tautos. Jie patys atsakys už savo kaltę. 19 eilutė. Neatidenk nuogumą savo tėvo ar motinos sesers, reiškia, kas tai daro, nusikalstamai bus nuosis. Su artimais giminaičiais neleidžiama. Jokių santykių turėti. Antras dalykas, kodėl negalėjo Kainas vesti savo sesers, to paties tėvo ir tos pačios motinos dukters, kaip ir Kainas. Nes tuo metu Adomas dar neturėjo dukterų. Tiesa, Adomas susilaukė dar kitų sūnų ir dukterų, bet tik daug vėliau. Pasižiūrėkim, kokia chronologija, kaip viskas vyksta. Kainas nužudo Abelį. Adomas turi tik 2 sūnus, Kainą ir Abelį. Kainas nužudo Abelį. Kainas išvaromas. Adomas su Ieva labai gedi, liūdi. Ir Dievas vietoj Abelio duoda kitą sūnų. Sako, Adomas vėl pažino savo žmoną ir jį pagimdė kitą sūnų. Setą. Štai. Koks įdomus dalykas. Setą. Pažiūrėkit, 24 skyrius pradžios, 25 eilutė. Adomas vėl pažino. Po to jau, žiūrėkit, prieš tai Kainas išvaromas, taip jau yra ten 10-17 eilutė. Išvaromas, ten Kainas žmoną pažįsta savo, tai tada 25 Adomas vėl pažino savo žmoną, jį pagimdė sūnų ir pavadino Setu. Nes sako, Dievas parūpino man kitą palikuonį vietoj Abelio, kada Kainas jį užmušė. Taigi matot, po to, kai Kainas užmuša Abelį, gimsta Setas. Kas po to vyksta, kai Setas gimsta? Setų gimus. Skaitam 5 skyrius 3 eilutę. Ir 3 ir 4 eilutės. Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus panašus į jį. Tai yra Setas, reiškia. Pagal jo paveikslą jis pavadino jį Setu, taip? Atkreipkite dėmesį, po to, dar kartą krikščionis įsiplauna tausis ir paklausit. Po to, kai gimė Setas, reiškia, Adomas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Dukterų gimė po to, kai gimė Setas. O Setas gimė po to, kai jau Kainas buvo užmušęs Abelį. Ir po to, kai Kainas pažino savo žmoną. Nes Kainas pažino savo žmoną 4 skyriaus 17 eilutėj. O Setas gimsta 25 eilutėj, po to. Vėliau. Taigi tuo metu Adomas dar neturėjo dukterų. Net ir kraujomaiša Kainas negalėjo užsiimti. Tai iš kur Kainas gavo žmoną? Ar ne? Žiūrim toliau, 4 argumentas. Pradžios 4 skyrius, 17 eilutė. Taip. Kainas pažino savo žmoną, jį pastojo pagimdė Henochą. Vėliau jis pastatė miestą, kurį pavadino Henochu, savo sūnaus Henocho vardu. Savo pirmagimio sūnaus Henocho garbiai Kainas pastato ką? Miestą. Miestą pastatė. Kas iš jūsų matė miestą, kur gyvena Kainas, Kainienė ir Henochas, Kainiukas? 3, sakykim, ten dar dukterų nepaminėta, kokias 5 dukterės, daugiau nebus, vienas sūnus, 5 dukterės, kokie 6-7 žmonės. Miestas. Pirmas dalykas, kaip galėjo miestą pastatyti keli žmonės? Jūs žinot teologijos kretinai, kaip miestas statomas, kaip senovinis. Kiek reikia žmonių pastatyti miestui? Jūs 5-aukščio namą 3 ar 5 žmonės nepastatytumėt. Kiek reikia visko. Kiek žmonių. O tada net kranų nebuvo. Mašinų nebuvo. Kiek reikia darbo rankų. Kainas pastatė miestą. Net jeigu ir būtų pastatęs Kainas vienas miestą pastatęs.
Paprasčiausiai. Tai nebūtų miestas. Nes miestas yra daug gyventojų. Daug gyventojų, o ne keli gyventojai. Kainas, vaikai ir anūkai. Miestas. Miestelio net nepavadinsi. Miestelis iš 6-7 žmonių nesusideda. Ar ne? Kaimas. Yra kaimų, kur keli žmonės gyvena. Gal kaimą taip, kainas pastatė kaimą. Ne, miestą pastatė. Tai reiškia turėjo būti žmonių. Reiškia kainas. Išvyko aš į Klajoklių kraštą, ten jis prasigyveno, žinot, Ievas genai. Viskai. Greitai jis ten tapo jau lyderis, turtingas, gal ir vadukas, o aš paprasčiausiai greit suorganizavo miesto statybą. Reiškia, gyveno žmonės. Akivaizdu, kad gyveno žmonės. Dar vienas 5 argumentas. Kad iki Adomo ir Ievos atsiradimo egzistavo žmonės ir be jų egzistavo žmonės žemė, ne iš jų gimė. Rodo tas faktas, kad gyvatė jau buvo gyva. O kas yra gyvatė? Šiandien su roplys, su ropliu, tik tas roplys su koja buvo, paskui tas kojas atėmė, kad pilvą šliaužtų. Taip jie supranta, jų tas vaikiškas mitologinis senelio šalčio lygio, tokiam tikėjimui senelio šalčio lygio mąstymas, elfais ir smurfais. Jiem čia viskas gerai su gyvatė. O aš sakau, ta gyvatė buvo hominidas, žmogus. Žmonių rūšis tam tikra. Tik ne iš Adomo kilęs. Gyvatė yra vardas, tikrinis diktatorius, vardas, o ne reptiloidas. Daug Biblijai vardų yra su gyvūnu. Pavyzdžiui, Debora, mūsų minėta, lapiduota žmona. Debora yra hebrajiškai bitė. Niekas nesako bitė, vabalas valdė Izraelį ir tapo motina Izraeliui. Jūs suprantate, kad tai moteriškė. Bitė lapiduota žmona, lapiduota su vabalo apsiženio. Taip. Ir ta bitė buvo pranašė, sakė. Ir teisėjai Izraelį valdė. Ne, visi suprantate. Tai kodėl žodį gyvatę traktuojat kaip gyvūną? Kaip roplį. Ar jau bitė, tai ne moteris. Lygiai tas pats. Rachelė. Rachelė, Isako žmona. Rachelė. Avis, hebrajiškai. Rochla yra avis. Hebrajiškai. Niekas nesako, kad Izaokas Zofilė užsiminėjo su savim gyveno ir dar susilaukė Jakūbo ir Ezavo. Čia gerai viskas. Lygiai tas pats gyvatė. Tai yra tikrinis daiktavardis, tai yra vardas, kurio reikšmė gyvatė. Gyvatė. Kodėl? Vardai Biblijoje simboliški. Kiekvienas savo, pavyzdžiui, turi kažkokią žavę funkciją, kad čia gudros, klastingas. Už tai jo vardas toks. Gyvatė. Tai yra vardas. Įrodom, kad tai yra iš tikrųjų žmogus tam tikras, hominidas, o ne roplys. Jis kalbėjosi su Ieva. Sako, ar teisybė Dievas pasakė, kad nuo visų medžių tau leisti valia? Eini mišku ir tau gluodena, sako, ar tu randi kiek grybų ar ne? Nenormalu, ne, nebūna taip. Arba nueini į kokį nors zoologijos sodą, kokį serpentariumą ir tau sako, kobra, labas, kaip gyveni. Kiek valandų. Nebūna taip, ne? Čia buvo, čia normalu, viskas. Jūs tikit šitaip. Su gyvatė pasišnekėjo moteriškai. Tada gyvatės kalbėdavo. Seniai. Ką aš galiu pasakyti, krikščionys, man dėl jūsų protinio lygio problemos neramu. Tai kalbėjosi. Antra, šita būtybė, vardu gyvatė, žino Dievą, žino jo įstatymus. Ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo visų sodo medžių? Žino, kad Dievas yra. Žmonės ne visi žino, klausė, kad Dievas yra. Čia raplys jums. Raplys, ar ne? Reptilija. Reptilija, o Dievas yra, taip. Žino įstatymus, davė įstatymą, žino. Nuo kokių medžių. Ir trečias dalykas, jis atliko lytinį aktą su Ieva, iš ko gimė Kainas. Jeigu tai būtų reptilija,
roplys. Skirtingos rūšys nesusilaukia palikuonių. Ropliai ir žinduoliai, žmogus ir žinduoliai, nesidaugina, niekaip. Nėra tokio dalyko. Labai artimos rūšys, pavyzdžiui, asilas ir arklys gali mūlas, būna palikuonis mūlas, bet tada mūlas nesidaugia, jis būna bevaisis, jis nesusilaukia palikuonių. A jeigu visiškai ten žuvis su ropliu, ar tenai avinas su barsuku, ar tenai arklys su vanagu, nesusilaukia palikuonių. Gyvatė su žmogum niekaip negali susilaukti palikuonių. Aišku, jiems klausimas dar kils, kad čia lytinis, ne, čia obuolio valgymas buvo, vaisiaus valgymas, sakys, koks čia lytinis aktas, o tas. Aš jums pabandysiu trumpai keletą argumentų duoti, kad iš tikrųjų matytumėt, kad tai buvo būtent lytinis aktas. Lytinis aktas. Pirmas argumentas. Pradžios knyga, 5 skyrius, nuo 1 iki 32 eilutės visas skyrius 5. Išvardina visus Adomo palikuonis. 5 skyrius išvardina Adomo palikuonis. Pažiūrėkit, kaip pasakyta. 5 skyrius, skaito nuo 1 eilutės. O toliau. Štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. Adomo palikuonių. Ir vardina. Skaitau nuo 3 eilutės. Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus panašus į pagal paveikslą, jis pavadino jį Setu. Po to, kai tapo Seto tėvu, Adomas gyveno 800 metų, jam gimė sūnus daktarų, taigi iš viso Adomas gyveno 900 metų, toliau Seto palikuonis, Seto anūkai, proanūkai, taip toliau vardinam visas skyrius. Iki pat Nojaus, kuris yra Adomo palikuonis. Adomo palikuonių sąrašas, kartų sąrašas. Kodėl nėra Kaino ar Kaino palikuonių išvardinta šitam sąraše? Jeigu čia Adomo palikuonių sąrašas, paaiškinimas vienas. Kainas nebuvo Adomo sūnus. Jis buvo Ievos sūnus, bet nebuvo Adomo sūnus. Gyvatė buvo. Žmogus vardu Gyvatė, Gamanydas pavadinkim taip, buvo Kaino tėvas, bet nebuvo Adomas, jo tėvas. Štai kokia problema. Štai kokia problema. Žiūrėkim toliau. Antras argumentas. Kad šita nuodėmė, pirmoji nuodėmė buvo seksualinio charakterio, rodo faktas. Žiūrėkit, iki jos Adomas ir Ieva buvo nuogi ir jie nesigėdė. Žiūrėkit, pradžios knygos 2 skyrius 25 eilutė sako, jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Bet tik nusideda. 3 skyriui tik tai nusideda. Taip? Va. 6 eilutė nusideda, sako, kai moteris pamatė, kad medis geras maistų, kad jis žavus akims ir kad tas medis, 3 skyrius 6 eilutė, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė savo vyrui buvusiam su ir šis valgė. Ir 7 eilutė, žiūrėkit, tuomet jų akis atsivėrė, jie suprato esą nuogi, jie susijų figmedžių labus ir pasidarė jos mens aplišalus. Pradeda gėdyti savo genitalijų. Kas ten per vaisius? Mango, apelsinas, kokosas, bananas, runkelis, nuo kurios pradeda gėdyti savo genitalijų. Akivaizdu, kad tai buvo lytinis aktas, svetimavimas. Ir Adomas, jis toliau davė savo vyrui, ir Adomas valgė. Adomas turėjo išsiskirti. Prastai pagal Torą su kekščia reikia išsiskirti. Adomas jis paėmė, toliau gyveno su ja. Akivaizdu, kokio pobūdžio ta nuodėmė. Aišku, kad čia santykiai seksualiniai nebuvo tarp Ievos ir Adomo. Kaip yra, pavyzdžiui, Munitai aiškina, kad čia nuodėmė buvo tarp Adomo ir Ievos. Negalėjo būti tarp Adomo ir Ievos, nes Dievas sukūrė žmonę žemėje. Pažiūrėk, 1 skyrius 28 eilutė, ką sako. Pažiūrėk, knygos 1 skyrius 28 eilutė sako. Dievas palaimino juos tariamas, būkit vaisingi ir dauginkitės, pripildykit žemę. Dauginkitės, veiskitės. Tai reiškia gerai viskas. O kaip pripildys, kaip tu dauginsies be lytinio akto? Mėgintuvėliai. Šventa dvasia. Reiškia, tada vadinės lytinis aktas ne tarp Ievos ir Adomos. Kieno kas su kuo? Ievos su tuo, su ta būtybė, kuri vadinasi gyvatė. Žiūrėkit, 3 argumentas, 3.20, kurį mes kalbėjom.
Ieva tapo visų gyvųjų motina. Žiūrėkit, suvalgo tą vaisių, kabutėse, ir Adomas iš karto sako, Ieva pavadino Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina. Kas tai per vaisius, nuo ko tampa motina? Akivaizdu, matom, kokia tai nuodėmė, kad visų Adomo giminiai palikuonių motina tampa. Kas tai per vaisius? Tapo visų gyvųjų motina. Štai koks dalykas. O ji tapo tuo, kad turėjo lytinis santykius su Samaeliu, su gyvatė, gimsta iš to Kainas, po to turi lytinius santykius su Abeliu, pastoja su Samaeliu pastoja Kainą ir dar turėjo lytinius santykius su Adomu, kekščia su Adomu, turi lytinius santykius ir gimsta užsimės Gabelis ir jį pagimdo dvynukus, Kainą ir Abelį. Po to. Taip jį tapo visų tų gyvųjų, visų Adomo giminės žmonių motina. Akivaizdu, kokia tai buvo nuodėmė. Nuo vaisių suvalgymo netaptų motina. Kokį nori vaisių suvalgyti? Kokį nori? Motina netapsi. Dar vienas įdomus dalykas. O juk niekur Adomas nepavadintas visų gyvųjų tėvų, tik Ieva pavadinta gyvųjų motina. Tai jau logiškai turėtų būti Adomas visų gyvųjų tėvų, bet tėvų niekur nepavadins. Ieva tapo motina, ne aš tėvu. Adomas sako, ne visų gyvųjų Adomas. Vis Adomas tik tais Kainas, paskui Setą, o Ieva ir Kaina, ir Abelį, ir Setą. Visos linijos Adomo giminiai eina per Ievą. Dar žiūrėkime, labai įdomus dalykas. Kokia Ievos buvo nuodėmė, kad tai seksualinis svetimavimas, rodo bausmės pobūdis. Pas Dievą bausmė kokia yra? Principas. Pakartoto įstatymą 19.21 paskaitykime. Pakartoto įstatymą 19 skyrius 21 eilutė. Sako, nesigailėk, gyvybė už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją. Tuo pačiu. Kaip nusidėjai, taip ir tau bus. Ką tu padarai, tas ir tau bus padaryta. Toks lygiavertiškumo principas. O kokioj srityje Ieva gauna bausmę? Pažiūrėkime, iš kokią gauna bausmę, iš to galėsim dedukciškai išvesti, kokia buvo jos nuodėmė. Pažiūrėkime, pradžios knygos, 3 skyrius 16 eilutė, Ievos bausmė. Pradžios knygos 3 skyrius 16 eilutė sako, o moteriais tarė Dievas, aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyrą ir jis valdys tave. Žiūrėkit, nėštumas skausmai, gimdymo skausmai, per daug aistringai geisi savo vyrą ir vyras tave valdys. Nėštumas, seksualiniai santykiai, šeima. Santykiai šeimai. Vadina, šitoj srity buvo jos nuodėmė. Šeimoje padaryta, šeiminė ištikimybė, seksualiniai santykiai, pagimdytas mamzeris, nesantuokinis kūdikis. Rodo, kokie Ievos bausmė. Taigi labai akivaizdus dalykas. Kokia buvo ta pirmoji nuodėmė, kad ne vaisių suvalgymas, ne slyvos, ne obalio, ne kriaušės ir ne apelsino suvalgymas. Pažinimo, gėrio ir blogio, pažinimo medis. Pažinimas, šitas žodis jada, hebrajiškas, jis reiškia lytinį aktą dažnai. Pažiūrėkit, pradžios 4 skyrius, atsiverskim. Pradžios knyga, 4 skyrius, 1 eilutė sako, vyras pažino savo žmoną Ievą, ir jį pastojo ir pagimdė Kainą. Pažino ir pastojo. Žiūrėkit, 4 skyrius, 17 eilutė, Kainas pažino savo žmoną, ir jį pastojo ir pagimdė Henochą. Man ką reiškia pažino? Pažinimas. Štai kodėl gėrio blogio, pažinimo medis. 4 skyrius, 25 eilutė. Adomas vėl pažino savo žmoną ir jį pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu, nes sakė, Dievas parūpina man kitą palikuonį vietoj Abelio, kadangi Kainas jį užmušė. Pažino, pastojo. Pažino, pastojo. Valgymas to pažinimo vaisiaus irgi Biblijai gali reikšti moters svetimavimą. Valgymas reiškia moters svetimavimą. Čia simbolius mes simbolių reikšmę nagrinėjame. Kaip įrodymą paskaitykim Patarlių knyga, 30 skyrius 11 eilutė. Patarlių knyga, 30 skyrius
11 eilutė. Turbūt ne 11 eilutė. 20 eilutė. 30 skyrius, 20 eilutė. 20 eilutė, atsiprašau. 30-20 patarkim. Štai kelias neištikimos moters. Neištikimos moters, taip. Ji pavalgo ir nusišuosčiusi lūpas sako, nieko blogo nepadariau. Tai jos svetimavimas lyginamas su tiesiog pavalgymu. Šiandien iškia, valgė Ieva, čia simbolis. Pažinimo vedis, ką jie ten pažino, paprasčiausiai. Čia kodėl, kada nors padarysim, sakykim, kabalistinį dalyką, kodėl sako, Adomas pažino žmoną, Kainas pažino žmoną, kas tai yra? Iš tikrųjų, šeima yra šiaip tai mistinis dalykas. Kad mes kažkada kalbėjom, kad, pavyzdžiui, žmogui duoti tam tikrai dvasiniai pojūčiai, gilesni. Pavyzdžiui, gali paimti daiktą kažkokią ranką, nuskaityti gali informacijos, tau ateina. Kas jį turėjo, kas buvo, kaip jis gamino, daug informacijos. Ir kuo didesnis tas giluminis jautrumas, tuo daugiau informacijos nuskaito. Pavyzdžiui, sensityvas, ekstrasensas, jis labai daug nuskaito informacijos. Paprastas žmogus nėra. Pavyzdžiui, paims nuotrauką, pažiūrėsiu, jis jaučia rankos informaciją, ateina. Arba per vaizdą akis, tai informacijas pasak gyvas, negyvas žmogus. Jeigu negyvas, pasakys, kur lavono galima rasti, jeigu geras ekstrasensas. Taip ateina informacija. Tai bet čia įdomesnis dalykas. Santykiai šeimoje tai yra vienas kito dar pažinimas. Ne psichologinis, socialinis, buitinis, kažkoks kitas paprasčiausiai. Lytiniai santykiai ne tik tai fiziologinis kažkoks kyšys apsikeitimas yra. Iš tikrųjų, tai yra toks suartėjimo būdas, kada tu pažįsti to žmogaus, tau pradeda ateiti informacija kita. Bet čia ne šitos dienos tema, kad mes plačiau pakalbėsim paprasčiausiai, kaip tai yra. Kaip pradedi tą dvasę geriau suprasti paprasčiausiai. Pažinti, o kai pradėjus pažinti, suprast, kas tai pedagogas, tai pradedi geriau suprast, santykiai geriai, vienas kitą va taip. Čia gilesnį lygmenin perina viskas, aukštesnį lygį. Už tai seksualinis santykis ne fiziologinio, fiziologijos malonumą čia pas šunį paskatina, pas žiurkę, pas kiaulę. Paprasčiausiai, pas žmogų aukštesnis lygis turi būti. Bet dauguma žmonių to nežino, tiesiog dauginasi kaip žiurkė, kaip katinas, kaip pelė. Tik tam supranta. Čia yra dar gilesnis dalykas. Tai yra tam tikra, suartėdas per tokį fiziologinį, psichologinį suartėjimą, dar tu pasijungi taip, kad apie kitą žmogų tau ateina ta informacija gilesnė. Pradedi pažinti tą žmogų visiškai. Dvasinė prasme, giluminė prasme tą žmogų. Jis pats apie save tiek nežino, nes mums uždaro. Mes patekę į kūną, mūsų sielos informacinė visa blokuojama, mes labai nedaug žinom, priklausomai nuo kūno kokybės, nuo smegenų kokybės ir taip toliau. Ir apskritai kūnas labai smarkiai suvaržo. Kaip kalėjimas tam tikras, tam riba užblokuoja. Uždaro labai daug programų, kurios mumise yra. Tai va, kitas sutuoktinis būtent per lytinį aktą, jis nepaprastai daug dalykų. Bet čia ne šitos dienos, kaip sakiau, tema. Tai va. Taigi, gyvatė yra žmogiška būtybė, o ne roplys. Lygiai kaip Debora nebuvo bitė, Rachelė nebuvo avis. Tai va. Taigi, šitas įrodymas, sakėm, gyvatės ir Ievos lytinis aktas ir pastojimas nuo to Kaino irgi rodo, kad iki Adomo ir Ievos egzistavo žmonija. Įvairiausios rūšys, įvairiausios rasės, įvairiausios taip toliau. Dar vieną galima būtų ilgesnį argumentą per visą Bibliją, jūs pasižiūrėkit. Rodo visus gimimus paprasčiausiai, nuo Nojaus, nuo Seto, Nojaus, palikuonių. Jūs pažiūrėkit artimųjų rytų semitų tautas daugiausia. Nekalba apie indėnus, nekalba apie japonus, nekalba apie Afrikos juodaodžius ir taip toliau. Čia kalba apie vieną liniją. Apie vieną liniją tik tai kalba iš Adomo kilusi, ne apie visą žmoniją. Štai tas primityvus, sakykime, krikščionių aiškinimas, krikščionių supratimas. Gerai, dar turim klausimų, dabar maždaug tiek su šituo reiškia. Su to, kad Adomas nebuvo pirmasis žmogus ir todėl šiuo klausimu šventas raštas ir mokslas nesikerta niekur. Nes žmogus, pagal šventą raštą, neatsirado prieš 6000 metų. Jis atsirado anksčiau negu prieš 6000 metų, bet nedetalizuoja kada. Todėl negali būti kirtimuose su mokslu. Nedetalizuoja, nesako.
Gerai. Kitas klausimas. Aha, turiu dar klausimų. Paimkim vienus, iškelkim į prioritetinę dalį ir dabar jos panagrinėkim. Taigi, pirmas klausimas. Aha. Dibukas. Juda kiaurai materija, tarsi Wi-Fi bangos. A. Kaip dibukas sugeba pajudinti net itin sunkius daiktus, juk Wi-Fi bangos nedulkių nepajudina. Ir B. Ar egzistuoja kliūtis kiaurai, kurias perėti, joks dibukas nepajėgus. Geras klausimas. Verta ties juo sustoti. Pirmas dalykas. Aha. Pradėkim, kad jie atsakyti, eikim prie tokios savokos kaip materija. Kaip aplinkinis pasaulis. Visi žmonės kažkaip primityviai suvokia, kad už mūsų sąmonės ribų, už mūsų pažinimo ribų egzistuoja realus pasaulis, daiktai su savo savybėmis, atributais, kurie yra materialūs. Tai yra materija. Kas yra materija? Jeigu grubiai tariant, materija tai, kas nėra idėja. Idėja yra tai būtis, dalykas, kuris egzistuoja tik mūsų protė. Kaip vaizdinys, kaip mintis, kaip savoka, kaip konceptas. Mūsų protė. Nėra mūsų protė, jis neegzistuoja. O materija tai, kas nesvarbu. Nėra mūsų proto, išnyko mūsų sąmonė, bet jis egzistuoja savo nepriklausomai nuo jokių mūsų buvimo ar nebuvimo. Tai sako, tai yra materija. Tai aš jums pasakysiu, nėra jokios materijos. Jokia materija neegzistuoja. Viskas, kas yra idėjos. Tai yra tai sąmonės turinys. Kas egzistuoja. Žiūrėkim. Pasaulis iš kas? Įvairūs daiktai, objektai, ar ne? Bet kokį daiktą, medis, akmuo koks nors, kelias koks nors. Ką mes matom? Tam tikrų savybių rinkinys. Tam tikrus savybių rinkinius ir mes vadinėjom daiktais, objektais, ar ne? Egzistuoja kiekvienam dalyke, kurį mes manom, kad egzistuoja už mūsų sąmonės ribų, kaip materialus daiktas, egzistuoja dviejų rūšių savybės. Antrinės savybės, paimkim akmuo. Kas yra akmuo? Tai yra vaizdas, spalvos. Spalvos, vaizdai. Nieko daugiau. Pilkas, tamsus, melsvas, balkšvas, juodas. Vaizdas. Garsas, trinkteli akmenį su plaktuku, padaužiai kažkur, akmenį krita kažkur. Garsą šaukį sukelia, ar ne? Garsas, akmuo. Skonis gali būti, pavyzdžiui, akmens tu neparagautum, bet jeigu ten sūris gali paragauti, skonis. Kvapas gali būti. Ir pojūtis, palėti akmenį, šaltas, kietas, ar ten slidus, ar ten šlapias, ar ten sausas, ar įkaitęs, ar ne. Taigi, savybės visas vaizdai, garsai, skoniai, kvapai ir pojūčiai. Ar šitie dalykai, kvapas, skonis, garsas, vaizdas, egzistuoja už mūsų sąmonės ribų? Ar jie egzistuoja mūsų sąmonėje, mūsų pažinime? Vaizdas, garska egzistuoja mūsų sąmonėje. Tai yra mūsų sąmonės produktas, mūsų sąmonės sukuria tokį vaizdą pasaulio. Objektyviai jie neegzistuoja, tai yra mūsų sąmonės produktas. Dabar imkim tos pirminės savybės, gal čia antrinės savybės, visi praktiškai sutinka, nei garsas, nei kvapas, nei skonis, čia yra mūsų sąmonės būsena tam tikra. Mūsų sąmonės sukuria šitą. Visi suprantama, pateko ten fotonai į akies tinklainę, jie ten tinklainiai paverčiami bioelektroniniais impulsais, eina į smegenis, į tam tikrą smegenų centras tai paverčia vaizdais. Garsas pateko į mūsų ausį, į kauliuką, sudirgino, vėl bioelektrinį impulsą, eina į smegenis garsu pavertė mums. Pauostėm paprasčiausiai, sudirgina mūsų kvapo receptorius, kvapo receptoriai pavertė bioelektroniniais impulsais, kurie eina į smegenis, kaip Marisa Betė, smegenis pavertė tokiu, vienokį ar kitokį kvapu. Tas pats su skoniu lygiai irgi. Šio visas smegenis nupiešyta buvo. Bet palaukite, egzistuoja kitas savybės. Skaičius, kiekis, tūris, tankis, judėjimas, dydis erdvėj, didelis, mažas, ar ne? Koks nors forma,
O šitos savybės, gal jos egzistuoja objektyviai daiktuose. Pavyzdžiui, ten tas pirminės savybės, kaip kvapai, vaizdai, garsai, sąmonė mūsų sukuria, bet kaip skaičius, kaip forma, kaip tūris, kaip tankis, gal jos egzistuoja objektyviai daiktuose. Taip manė filosofas Džonas Lokas garsus. Bet mes pasižiūrėkim. Šitos pirminės savybės, kaip forma, tankis, tūris, judėjimas, tapsmas, tisumas, kur jos egzistuoja? Jos egzistuoja tose pirminėse savybėse, kvape, spalvoj, garsuose, pojūčiuose. Tose pojūčių komplektuose paprasčiausiai. Kas matė, pavyzdžiui, didumą? Matėte kas nors didumą? Ne. Didumas be konkrečios šitų pojūčių visų mūsų neegzistuoja. Bet to daikto, komis spalvų, vaizdų, garsų paprasčiausiai. Toliau mes tik pasakom, šitas pojūčius rodo, kad čia didesnis vaizdas, šitas mažesnis. Tai mes savo sąmonė esančius dalykus matuojam, kuriam, ne už sąmonės ribų. Ar egzistuoja forma be daikto kažkokio, be objekto? Ne, tiesiog forma egzistuoja, bet tai ne objektas. Ar greitis egzistuoja? Ne, tai kieno greitis? Ar tai automobilio greitis, ar tai raketos greitis, ar tai sraigės greitis, ar tai elektrono greitis koks nors. Ne, šiaip niekieno, tiesiog greitis. Nėra. Reiškia, šitos pirminės savybės jos pasirodo, tos antrinės egzistuoja. Taigi viskas verda mūsų sąmonėj. Ir mes kalbėjome, mes aprašom savo sąmonės turinį. Taigi faktas kas? Mes pažįstam tik idėjas. Idėjas savo sąmonės turinį. Reiškia, sąmonė mano siela egzistuoja, nes jeigu jinai pažįsta tas idėjas, gal net ir kūrė jinai jas, tai neegzistuoja. Ir egzistuoja sąmonės turiniai. Taigi egzistuoja faktas tas, egzistuoja sąmonės ir sąmonės turiniai idėjos. Šitą mes neginčinamai rodom, čia nebejausiu. Bet egzistuoja materija, ne, niekas jos nematė. Apskritai, materija, bendrybė kažkokia. Materija, kas yra materija, kur ta materija? Egzistuoja konkretus pojūčio, egzistuoja gali atomas, gali elektronas, egzistuoja gali šuo, gali katė, gali medis, gali namas, gali akmuo, gali vandens telkinys egzistuoti. Taip, tai pojūčių kompleksai įvairūs. Kas šitą vanduo? Įmerkia rankas, skistumo, šaltumo pojūtis, čiurlena, tokį garsą matome, ten melsvai rudas ant kažkoks vantų. Šiausiai. Pojūčiai, vaizdiniai. Štai kas egzistuoja. O kur materija? Grynai mūsų abstrakcija konstrukcija sukurta. Šitiem savo visiems vaizdiniam aprašyti. Juk įrodymų, kad jie neegzistuoja. Tai va, taigi tos materijos dėl. Tie visi vaizdiniai, jie mūsų sąmonį grupuojami, skaičiuojami ir tos visos sielos, pažįstantys subjektai panašiai, vienodai supranta. Ir tai rodo, kad kažkas mums įteikia tos pojūčius. Labai abejotina, kad iš tikrųjų egzistuotų toks pasaulis, kuris mūsų sąmonė atsispindi adekvačiai. Nes šiandien jau biologija sako, įrodė, kad, pavyzdžiui, pas skirtingi jutimo organai skirtingai mato tą patį dalyką. Ir, pavyzdžiui, bitė laumžirgis mato visai kitaip pasaulį negu žmogus. Šiandien jau atsirado toks dalykas kaip reliatyvumo teorija, kuris sako, priklauso pasaulio vaizdas ir jutimas nuo to, kaip pažįstantis subjektas arba pažįstamas subjektas juda. Jeigu jis judės šviesos greičio arba arti šviesos greičio, ten visai kitaip viskas matysi, sako. Šiandien kalba apie kvantinį pasaulį, kad paprasčiausiai visas tas stebėjimas priklauso nuo stebėtojų ir kad apie tą patį dalyką du skirtingi stebėtojai, du skirtingi matuotojai gauna priešingus rezultatus skirtingus apie tą patį dalyką, bet abu teisingi. Čia visi kiti dėsniai veikia. Štai kokie įdomus dalykai. Galima pakeisti, pavyzdžiui, jau Berklis sakydavo, paprasčiausiai, prietemui žvakės jau visai kitokią spalvą, sako, mano stalo, kėdės, fotelio arba spintos jau. Kitaip jie atrodo, matosi. Jau kitaip apšvietimas keičia vaizdą. Čia viskas keičiasi. Tai va, taigi priklauso, jau šiandien fiziologai neabejojama, kad pažinimas, pavyzdžiui, vaizdo priklauso nuo pojūčių struktūros, pojūčių organų struktūros ir jų funkcionalumo. Tuo labiau šiandien žinom, kad nereikia jokio pasaulio, kad išauktų tos pasaulio vaizdus mes matytumėm, girdėtumėm, apčiuoptumėm.
Nereikia jokio pasaulio, kad jis būtų. Ta galima padaryti žmogui visiškai laboratorijų, užmigdė ir gali leidti elektromagnetinius impulsus atitinkamas, dirgydamas atitinkamas smegenų dalis, paprasčiausiai išauksi vaizdą, žmogus matys regėjimus. To galima chemiškai duoti vairiausių haliucinogeninių preparatų, žmogus matys taip ryškiai visą pasaulį ir tokį gyvenimą gyvens. Tai yra sapnas, kur be jokio pasaulio tu matai visus tos dalykus. Tai galbūt hipnozė. Įteikti, kad žmogus matė. Tai gal psichinė liga iššaukia tokius dalykus. Šiausiai. Tai pasirodo, smegenys kūrė tą pasaulį, tos vaizdus ir be jokio. Bet Berklis sakydavo, labai keista, atsimerk ir matai tą patį pasaulį, ne nuo manęs priklausantį, na gal aš kitaip norėčiau, bet tiesiog kažkokia rimtesnė sąmonė man įteikia. Ir visiems mums įteikia už tai tas suvienodinimas to pasaulio yra, kad mes beveik vienodai visi suvokiam tą pasaulį. Egzistuoja, tai žinom, egzistuoja tik tai sielos, sąmonės, tai paprasčiau, tai egzistuoja tada ir super siela kažkokia, kuri primeta kitiem tą vaizdą pasaulį, tą sapną, tą įteigia. Na, atitinkamai pagal kokį mes nusipelnę tą pasaulį turėti, gyventi. Tai tokios kaip materijos, kaip objektyvaus pasaulio, kaip substancijos, kaip materialios realybės nėra. Mirusi siela, miręs objektas, kartais jis įeina į mūsų šitą subjektyvę realybę ir sugriauna visus argumentus, kur atrodo matuoja ir skaičiuoti, tai veikia visiškai tai, kaip, pavyzdžiui, poltergeistas arba dibukas. Prašiausiai, va, už kur toks netitikimas, pavyzdžiui, tai nėra net Wi-Fi bangos. Tai kažkas daug, tai yra skirtingas subjektas, įlendantis į mano šitą matomą sąmonės turinį. Aš manau, visos tos pasaulis yra sąmonės turiniai. Sąmonės turiniai, o ne pasaulis, ne objektyvi realybė, nėra objektyvios realybės. Kas yra už to, va čia yra žiauriai įdomu. Mes negalim. Už tai nei mokslas, nieks negali peržengti šito. Įsivaizduojat, mes visi verdam kaip uždaryti užmūrytam kambarį. Esam tik tai mes patys, mūsų subjektas, kuris suvokia, ir turinys sąmonės. Vaizdiniai visi, objektai, kurį mes nagrinėjom, kartais iliuzija pasiduoda, kad mes esame objektyviam pasaulyje. Nu visiškai kaip sapne, žiūrėkit, žmogus miega, nevaikštų, nieko neveikia, tamsų kambarį, miega, tylu, pažiausiai. Bet kaip ten sąmonės kyla sapne? Dalis tų vaizdinių tampa jo pačiu. Bet dalis vaizdinių tampa neva kažkas kita negu mano sąmonė. Aš sapne matau kažką kitus žmonės, augalus, kelią, gyvus, negyvus objektus. Ir esu aš, yra pasaulis, esu aš. Bet iš tikrųjų vien tik tai sąmonė, viskas mūsų pačių sąmonė vyksta. Mūsų sąmonė pasidalina į save ir ne save. Tai va lygiai tas pats šitas pasaulis tai padalinamas. Vat kaip įdomus dalykas. Tai va, iš kur tokie keisti dalykai, kaip tos dvasios, ne tik tai dvasios dibukas, yra daug antgamtinių reiškinių, kur visiškai nesusijęs su tokiais dėsniais, paprasčiausiai. Atitinkama sąmonė, atitinkamas subjektas su savo sąmonės turiniu tiesiog įeina į mūsų realybę. Kitas. Paprastai šitas irgi įėjimas, bet tai čia Dievo realybė, Dievas savo realybę primetam kiekvienam, kokią norėtų, kad mes gyventum kokį gyvenimą. Kokį nusipelnom gyvendami. Primestam tam vaizdinį. Štai koks įdomus dalykas. Tai va, nėra tokių dėsniais, nepamatuosi. Čia įlenda ir už tai griūna visi dėsniai. Paprasčiausiai. Už tai visi tie tyrimai, visi aprašymai, visi matavimai, svarstymai ir filosofavimai. Kas ten būtų kosmologiniai, priežastingumo dėsniai, aksiologijai ir taip toliau. Ir čia yra, mes verdam savo sąmonės turinį. Savo pačių vaizdą matuojam savo pačių sąmonės matais kažkokiais susikurtais. Vat kas yra. Nes viskas, ką mes matom, patiriam, tai yra mūsų pažinime, teisingai. Pažinime tai yra pojūčiuose ir prote. Kitaip tariant, mūsų sąmonėje. O juk niekas nepatyrė tokio, joks mokslas, joks materialistas, niekas, objektyvios savybės, kurių nebūtų mūsų pažinime ir prote. Ne, jis verda savo sultys ir tai, kas yra jo pažinime ir prote, jis interpretuoja kaip objektyvę tikrovę, nors tai yra subjektyvi tikrovė jo. Štai kas yra. Tai va, išeiti šitos realybės, iš savęs paties, iš savo sąmonės turinio, galima tik jau nei mokslo, nei filosofija nepadaryti. Kabala.
Mistikos, mistinis kelias. Ir lygiai taip pat yra tas mistinis kelias, kai kitas subjektas, kai kita siela gali įeiti mūsų tą realybę. Bet tada atsirandant gamtiniai reiškiniai, stebuklai, paranormalūs dalykai. Niekas negali joks mokslas paaiškinti. Mes įpratom, kaip mūsų vaizdiniai veikia, tai mes šitai prastą seką matuojam viską. Šitais reiškiniais. Ir galvom, kad čia objektyvų pasaulį matuojam. Ne, mes savo sapne, savo haliucinacijai, savo vizijai gyvenam. Kiekvienas. Bendroji labai panašioji visi, nes yra bendras šaltinis, kuris primetam tą vaizdą. Mums už tai nėra objektyvų. Dabar aš sapne sapnuoju akmenį. Iš ko jis susideda, tas akmuo? Šaltas, kietas, sunkus, ar ne? Tikroviai, šaltas, kietas, sunkus. Visi tie patys kriterijai kaip idėjas. Tai kas man gali pasakyti, kad tai materialu? Aš nematau nei vieno skirtumo, net mažiausio skirtumo, neva to laikomo materialia substancija kažkokio daikto, akmens, daikto, perkelio, taip toliau, nuo to, kurį aš savo vaizduotį turėsiu, arba savo sapne, savo haliucinacijų turėsiu. Tie patys pojūčiai. Pojūčiai. Sapnas. Iliuzija, haliucinacija. Bet jeigu aš išsiveršiu kitą, tai gali būti gyvas žmogus, nebūtinai dibukas, magas įeina į žmogaus tą subjektyvę realybę, pakeičia visus tos dėsnius. Va čia prasideda netvarka, čia reiškia intervencija į mūsų tą įprastą pasaulį, į tą įprastą sapną. Įsiveržia kažkas kitas. Čia lygiai taip pat sapnuoji kažkas. Sapnas lyg tai normalus, paprasčiausiai. Ir jauti, kaip tau kažkas, nežinau, ranką pradeda laužti, nukasti. Pabundi, ten pasirodo katinas judina tave. Laikas pusryčiauti. Sako. Tai staigi, iš kitos realybės įsiveržia į mano sapną kažkas. Tai va čia lygiai tas pats. Subjektas kitas, ar ten miręs, ar gyvas žmogus gali įeiti. Ir čia viskas pradeda virsti. Aukštinkojam, nebeveikia dėsniai visi, kas ir kaip. Tai va taip su dibuku yra. Aha. Kaip ten antra klausimą dalis, ar egzistuoja kliūtis kiaurai, kurias perėti joks dibukas nepajėgus? Galima kliūti bet kokią padaryti, bet ta kliūtis, bet koks materialus daiktas, aišku, jis turi būti nenuodėmingas, jis turi būti perpildytas pasitikėjimu Dievu. Pasitikėjimas Dievu padaro didžiulį apsaugą, kad jokia antgamtinė, anapusinė realybė, ypač nešvari realybė, prie tavęs negali prilysti ir įeiti tavo pasaulį. Visų tai yra pagrindinė apsauga. Pradėkime. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė sako. Taip, sako Viešpats Izraelio šventasis, jei atsigręšite, nusiraminsit, bus išgelbėti, verčia. Bet čia neteisingai verčia. Jeigu aš dabar paskaitysiu geriau iš katalikiško vertimo. Paprasčiausiai iš Rūpščio vertimo. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė sako taip. Žiūrėkit, kaip turėtų verstis. Viešpats Dievas Izraelio šventasis sako, grįžimu ir atsidavimu bus išgelbėti. Ramybė ir pasitikėjimas jūsų jėga. Kas yra ta gamtinė jėga, kuris saugo nuo bet kokios intervencijos? Ramybė ir pasitikėjimas. Kuo pasitikėjimas Dievu? Tas žmogus yra specialioj tokioj būsenoj pasitikėjime, tai beveik kiekvienas materialus dalykas gali tapti tarsi amuletas kažkoks žmogų apsaugantis paprasčiausiai. Dabar knygą paimsi, padėsi kažkur šalia savęs paprasčiausiai. Ir jį veiks kaip amuletas, atgrasantis nuo visokių tenai intervencijų pašalinių, blogų. Bet turi viskas būti persmelkta pasitikėjimo Dievu. Žiūrėkime, 2 Kronikų 16:8. Paskaitykite. 2 Kronikų knyga, 16 skyrius, 8 eilutė, sako. Argi Kušito ir Libija nebuvo didžiulė kariuomenė su nepaprastai daug kovos vežimų ir raitelių, tačiau jis atidavė tau jos rankas, kadangi pasitikėjai Viešpačiu. Galingiausia jėga, stipriausia žmogus sustiprinti yra visiškas pasitikėjimas Dievu. Visiškas pasitikėjimas Dievu. Psalmynas labai daug apie pasitikėjimą kalba, paskaitysiu psalmyną. Pavyzdžiui, 21 psalmę galima paskaityti. 21 psalmę 8 eilutė sako. 21:8 psalmynas. Karalius pasitiki Viešpačiu ir dėl ištikimo aukščiausio gerumo visada bus saugus.
pasitiki viešpačiu, bus saugus, nieks prie neprilis. Ne tik tai, kad antgamtinė nečestis kažkokia prie tavęs neprilis, anapusinė. Šitam gyvenime tokie žemiški dalykai blogi neprilis prie tavęs. Jeigu prilenda kažkas, jautiesi silpnas ir pažeidžiamas, tave fiziškai pažeidė, tave pažeidė psichologiškai, kažkaip socialiai, ekonomiškai, tu nepasitiki viešpačiu, neturi šitos jėgos. Štai tas ir pasitikė viešpačiu viskas. Tai yra puikiausia apatropėjinė priemonė viską atsuminti nuo žmogaus. Tolyn. Žiūrim toliau, važiuojam. 22 psalmė 5-6 eilutė. 22 psalmė 5-6 eilutė sako. Tavimi mūsų protėviai rėmėsi, jie pasitikėjo ir tu jas gelbėjai. Pasitikėjo ir tu jas gelbėjai. Nepasitikėsi, negelbės nieks. Viskas. Pačiausiai. Iš tokia tvarka. Žiūrėkit, 25 psalmė 3 eilutė sako. 25 psalmė 3 eilutė. Juk ne vienas nenueina niekais, kas tavimi pasitikė. Ne vienas nenueina niekais, kas tavimi pasitikė. Žiūrėkit, 27 psalmė, 14 eilutė sako. Pasitikėk viešpačiu ir būk stiprus. Originaliai turi būti ir būsi stiprus. Pasitikėk viešpačiu ir būsi stiprus. Turėsi dvasinę galią. Energetinę galią. Prašiausiai, žiūrėkim, 32 psalmė. 32 psalmė 10 eilutė sako, nedorėlis turės daug kentėti, o tą, kuris pasitikė viešpačiu, lydės ištikimą meilę. Taika, ramybė ir saugumas. Dingo šitas, iš karto sustokim, paanalizuokim savo sielą, apmastykim, pažvelkim į save, reflektuokim į save. Ar mes pasitikim viešpačiu, ar mes išėjom iš tos būsenos, kur pripildytas vidus pasitikėjimą Dievu. Tu visada su Dievu būni, pagal Dievą ir su Dievu. Žiūrėkim, 37 psalmė 5 eilutė. 37 psalmė 5 eilutė. Pavesk viešpačiu savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Iškiausiai pasakyta. Va. Bet kokią priemonę, nuo visko. Ne tik nuo dibuko, nuo bet ko. Nuo šuns pikto apsisaugosi. Pavesk viešpačiu savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Tavo kelias suduotas viešpačiui, eini pagal Dievo įsakymus, viską darai, pasitiki Dievu, jis tave, supranti, jis tave mato, kiekvieną sekundę tu jo akysi, jis žino viską apie tave, jis tau padės, jeigu tu pasitikėsi. Tai pasitikėjimas iššaukia Dievo pagalbą. Žiūrėkim toliau. 84 psalmė, ne, 56 psalmė, pažiūrėkim, 56 psalmė, 4 eilutė. 56 psalmė, 4. Kai apima baimė, aš pasitikiu tavim, sako. Kai apima baimė, to vidas kada, aš pasitikiu tavim. Pasitikėjimas turi būti. 84 psalmė, 13 eilutė. 84 psalmė, 13 eilutė sako. Galybių viešpatie, koks laimingas žmogus, kuris tavim pasitikė. Paklauskim savęs, kito žmogaus, artimos, ar tu laimingas žmogus. Kažkiek dar ne. Tai kiek ne, kiek tu nepasitikė viešpačiu. Laimė yra proporcingai didesnė arba mažesnė, proporcingai pasitikėjimo Dievu laipsnių. Tokia matematika čia, paprasta. Žiūrėkim, 115 psalmė. 115 psalmė paskaitykim. 11 eilutė. Kas pagarbiai bijo viešpatės, kas viešpačiu pasitikė, tų pagalba ir skydas jis yra. Kas bijo viešpačiu pagarbiai jo pasitikė, Dievas jiems skydas tampa. Kas yra skydas? Apsauga. Tautuoja kuoką per galvą ar vėzdu, tu nusiegai. Tavęs neužmuš, nesužaloja. Uždengia paprasčiausiai. Tau nelaimė ekonominė, socialinė, fizinė, metafizinė, dvasinė, energetinė, kokia nors, tuo paprasčiausiai. Tu pasitikė Dievu, tau Dievas skydas. Nuims. Blokuos smūgį. Žiūrėkim toliau. 125 psalmė. 125 psalmė. Tai bus pirma eilutė. Kas viešpačiu pasitikė, tas liks Siono kalnas, niekad nesviruoja ir tveria amžinai. Gražiau nepasakysi. Kas viešpačiu pasitikė, tas liks Siono kalnas, niekad nesviruoja ir tveria amžinai. Šitos materijos, pavadinkim taip, perkeltinė prasme, kuri vadinasi pasitikėjimas Dievu,
neįveikia niekas. Mažas pasitikėjimas, čia žinot, kaip skydas arba šarvas, jeigu per plonas, dar pramuš, prakalt gali, jeigu gerai tvos, ar ne? Važiausiai. Vadinasi, reikia didesnį, bet kuo didesnis pasitikėjimas, tuo didesnis skydas, tuo didesnis šarvas. Dabar pasižiūrėkim patarlių knygą. 16 skyrius patarlių. Patarlių 16 skyrius, 20 eilutė. Kas supranta dalyką, kurio mokosi, tas puikiai gyvens. O kas pasitiki viešpačiu, tas bus laimingas. Vėl kartoja, kad pasitikėjimas Dievu yra laimės pagrindas. Laimingumo. Nebus laimingas, jeigu tave daužo aplinkybės gyvenimą, tau nesiseka viskas, tik bėdos ir nelaimės ir vargai. Ar ne? Iškai nebus jų, bus laimingas, nes tu pasitiki Dievu. Pavesk viešpačiui savo kelią, sako psalminas, ir jis veiks. Neveikia Dievas. Nepavedė kelio Dievui. Nepasitikė jo. Žiūrėkim toliau. Patarlės važiuokim. 20 patarlė. 20 skyrius patarlių. 22 eilutė. Nesakyk, aš atlyginsiu už piktą. Pasitikėk viešpačiu ir jis tau padės. Gerai turėti Dievo pagalbą, ar ne? A kaip reikia, kad Dievas veiktų? Pasitikėk viešpačiu, jis tau padės. Atrodo viskas pagal įstatymą, nieko nepažydė, viskas gerai, išlaviravai toros rėmose, pačiausiai dar likti nėra pagalbos Dievo. Ko dar trūksta? Pagrindinio elemento. Atrodo, radija gerai veikia, viskas, nieks nesugelia, kodėl jinai nekalba. Trūko vieną rytą, neįjungi. Jungt reikėjo paspaus mygtuką. Tai čia pasitikėjimas ir tas mygtukas. Viską padarai gerai po įstatymą, bet dar nereiks. Dar reikia pasitikėjimą Dievu. Pasitikė Dievu, viskas. Veiks. Žiūrėkim toliau patarlių knygą. 28 skyrius patarlių. 28 skyrius, 25 eilutė. 28 skyrius, 25 eilutė sako: šykštuolis sukelia ginčus, o kas pasitiki viešpačiu, tam seksis. Kas pasitiki viešpačiu, tam seksis. Iškiausiai pasakyta, sėkmės irgi formoje. Žiūrėkit, 29 skyrius patarlių, 25 eilutė. 29 skyrius, 25 eilutė. Žmonių baimė spendžia žmogui spastus, o kas pasitiki viešpačiu, tas apsaugomas. Bijai žmonių, oi gali kažką padaryti. Dievas pasakė, laikysi įstatymą, aš tave apsaugosiu. Dar turi to tikėti, pasitikėti. Tai reiškia, jeigu tu netiki Dievo žodžių. Netiki, to neveiks. Tai va, 30 skyrius, 5 eilutė, žiūrėkit. Patarlių 30 skyrius, 5 eilutė sako: kiekvienas Dievo žodis ugnimi išmėgintas. Jis skydas tų, kurie juo pasitikė. Kokia patropėjinė, apsauginė priemonė nuo visko, pati geriausia. Kokios materijos neįveikia nei dibukas, nei joks velnias. Pasitikėjimo Dievu. Tai nebūtina statytis ten kažkokį ten talismaną, amuletą, kažkokį dar kažką prašiausiai. Turi šitą, viskas tau bet kas, tau striukia tarnaus kaip talismanas. Jeigu tu turi pasitikėjimą Dievu, jeigu tu pilnas pasitikėjimo Dievu. Žiūrėkim toliau. Izaijas, 12 skyrius. Pranašas Izaijas, 12 skyrius. Skaitykim 2 eilutę. Izaijas sako: Dievas tikrai yra mano išganimas, aš juo pasitikiu ir esu be baimės. Pasitikiu, aiškiai, todėl esu be baimės, nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė, jis mano gelbėtojas. Ar neturėt baimę, pasitikėjimas Dievu, bet kokią baimę, ateities baimę, nepasitikimo baimę išvaro. Iš žmogaus, iš aplinkos, iš sąmonės, iš visko. 26 Izaijos skyrius, 3 eilutė. 26 skyrius, 3 eilutė. Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitikė. Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavim pasitikė. Be komentarų, ne? Žiūrėkit, Izaija 40 skyrius, pažiūrėkim. Izaija 40 skyrius, 31 eilutė. Izaija 40 skyrius, 31 eilutė. 31. Net jaunuoliai pailsta ar pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki viešpačiu, atgaus jėgas,
pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. Pastovi energija, mintis švarios paprasčiausiai, entuzijazmas, idėjų pilna galva, žodžiu, iš kur tas šitas, tokį tonusą gyvenime turėti. Pasitikėjimas viešpačiu. Nereikia amfetamino, užtenka pasitikėjimo viešpačiu ir visą šitą turėsi. Žiūrėkim Jeremijas 17 skyrius. Jeremijas 17 skyrius, 7-8 eilutės. Jeremijas 17 skyrius, 7-8 eilutės. Ta pati Jeremijas sako, laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link. Nebijantis kaitros, kai jį užeina, jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūksta sausros metų, nenustoja duoti vaisių. Žodžiu, vaisius duodi, žaliuoji paprasčiausiai, nes tu jeigu pasitiki Dievu. Pažiūrėkim pranašą Nahumą. Atsiverskim pranašą Nahumą. Nahumo knygą. Tai bus 1 skyrius, 7 eilutė. Geras yra viešpats, tvirtovė nelaimės dieną, jis apsaugo, kas jo pasitikė. Nori, kad Dievas to būtų kaip tvirtovė, pasislėpia, užsidarė ir nieks tavęs neužturmuos, jokias problemas paprasčiausiai. Apsaugos, jeigu jo pasitikė. Dievu reikia pasitikėti. Žiūrėkim į antrą kanoną. 1 Makabėjų knyga. Antrą kanono knyga. 1 Makabėjų knyga bus 2 skyrius, pažiūrėkim. 1 Makabėjų, 2 skyrius, 61 eilutė berods. 2 skyrius, 61 eilutė. Taigi pasvarstykite tai nuo kartos į kartą, kad nė vienas, kuris jo pasitikė, nepristigtų jėgų. Pasitikė, iš karto į kartą, čia sako dėsnis, aksioma biblinė. Pasitikė Dievu, nepristigs jėgų. Vasinių. Žiūrėkim, Siracido 2 skyrius. Atsiverskim Siracido knygą. 2 skyrius, tai buvo 6 eilutė. Siracido 2 skyrius, 6 eilutė, kuris sako, pasitikėk Dievu ir jis tau padės. Pasitikėk Dievu ir jis tau padės. Žodžiu, būtų galima tęsti va šitos materijos neįveikia joks ginklas, jokia dvasia, joks dibukas, joks šeidimas. Niekas neįveikia paprasčiausiai. Ir dar Danieliaus 2 skyrius turiu klausimą. Danielius 2:4. Dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai, pati pasiliks per amžius. Ar čia šita karalystė Izraelis? Trumpai dar šitą praeikim Danieliaus 2 skyrių. Danieliaus 2 skyrių čia buvo sapnuota mistinė statula. Skaitau nuo pradžios. 2 Nebukadnezaro 8 metais Nebukadnezaras sapnavo sapną, kuris taip sujaudino jo dvasią, kad jis negalėjo miegoti. Tuomet karalius įsakė sušaužinius, astrologus, burtininkus, chaldėjus, kad jie išaiškintų karaliuje sapną. Jie atėjo ir stojo karalius akivaizdai. Karalius jiems sakė, sapnau sapną, kuris sujaudino mano dvasią ir aš noriu žinoti. Chaldėjai atsakė karaliui, tai gyvuoja karalius per amžius, pasakyk savo sapną savo tarnams ir mes jį išaiškinsim. Karalius kalbėjo chaldėjams, aš jau nusprendžiu, jei nepasakysite mano sapną ir jo neišaiškinsit, liepsiu sukapoti jūs į gabalus. Ir jeigu pasakysit sapną ir išaiškinsit, gausit iš manęs atpildą dovanų, Dieve garbę, pasakykite sapną ir jo išaiškinimą. Ir kaip čia žinot, chaldėjai nesugebėjo tą sapną išaiškinti, tada buvo atvestas Danielius. Ir skaitau nuo 19 eilutės. Danieliui nakties regėjime buvo preikšta paslaptis, tada išlovino dangaus Dievą tardamas. Palaimintas Dievas, čia jisai padėkoja Dievą, sako, 24 eilutė toliau, sako, po to Danielius nuėjo pas Ariochą, kuriam karalius buvo pavedęs išžudyti Babilono išminčius. Jam tarė, nežudyk Babilono išminčių. Vesk mane pas karalių, aš pasakysiu jam išaiškinimą. Ariochas skubiai nuvedė Danielių pas karalių, jam pranešė. Radau vyrą iš Judo tremtinių, kuris gali pasakyti karalių išaiškinimą. Karalius tarė Danieliui, kurio vardas buvo Belšacaras. Ar gali pasakyti, ką sapnau, ir tą sapną man išaiškinti? Danielius atsakė karaliui, išminčiai, žiniai, ženklų aiškinti astrologai negali skleisti karaliui paslapties,
kurią karalius siekia sužinoti. Tačiau danguje yra Dievas, kuris apreiškia paslaptis. Ir šiuo sapnu praneša karaliui Nabukadnesarui, kas įvyks paskutinėmis dienomis. Tavo sapnas ir regėjimai buvo tokie. Tu, karaliau, gulėdamas lovai, galvoji, kas įvyks po to, o tas, kuris atskleidžia paslaptis, parodė tau, kas įvyks. Man šita paslaptis apreikšta ne todėl, kad esu iš kitus išminčius pranašesnis, bet kad sapno išaiškinimas būtų žinomas tau, karaliu, ir tu pažintum savo širdies mintis. Tu, karaliu, regėjai didelę statulą. Jos spindesys buvo nepaprastas. Jis stovėjo prieš tave, jos išvaizda buvo baisi. Statulos galva buvo iš gryno aukso, krūtinė rankos iš sidabro, jos muo ir strėnos iš vario, blauzdos iš geležies, kojos iš geležies ir molio. Tau bežiūrint į ją, atlūžęs be žmogaus rankų pagalbos akmuo smogė į statulos kojas ir sutrupino jas. Subirėjo geležis, molis, varis, sidabras ir auksas. Viskas tapo lyg pelai klojime rudenį. Juos išnešiojo vėjas, nepalikęs jokio pėdsako. Akmuo, kurį smogė į statulą, tapo dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Toks buvo sapnas, dabar išaiškinsiu jį karaliui. Tu, karaliu, esi karalių karalius, nes dangaus Dievas suteikė tau karalystę, garbę bei galybę. Visur gyvenančių žmonės, laukinius žvėrius ir padangės paukščius atidavė tavo rankas, padarė visą, ko valdovų. Tu esi auksinė galva. Po tavęs iškils kita karalystė, silpnesnė už tavo, trečioji karalystė. Varinė, viešpataus visai žemei. Ketvirtoji karalystė bus stipri kaip geležis sudaužo ir sutrūpina viską, taip ši karalystė sutrūpins visas kitas. Kaip sapne regėjai, kad statulos kojas, jų pirštai buvo dalinai iš molio ir dalinai iš geležies, taip ketvirtoji karalystė bus pasidalinusi, tačiau geležies stiprumo bus joje, nes tu matai geležį sumaišytą su moliu. Kadangi kojų pirštai buvo iš geležies ir molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. O kadangi reikėjo geležį maišytą su moliu, tai reiškia, kad jie susimaišys per žmonių sėklą, tačiau nesusijungs, kai geležis nesusijungia su moliu. Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsiegs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai, ir jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Kaip tu matei nuo kalno be žmogaus rankos pagalbos atlūžusį akmenį, kuris trupina geležį, varį, molį, sidabrą ir auksą, didysis Dievas parodė karalių, kas bus ateityje. Sapnas yra tikras ir jo išaiškinimas teisingas. Štai išaiškinant Danielių šitą pranašystę. Trumpai galim tik apžvelgti paprasčiausiai. Reiškia, apie statulą šitą paprasčiausiai. Statulą regi, statulas galva buvo iš gryno aukso. Danielius išaiškina 37 eilutė, tu karalių, esi karalių karalius, tu esi tavo galva, reiškia ta galva, reiškia. Tu esi, 38 eilutė sako, tu esi auksinė galva. Taigi, tai yra Babilono karalystė, tai Nabukadnezaro. Viešpatavus nuo 606 iki 538 metų prieš mūsų erą. Kalba. Toliau, reiškia, ta statula, reiškia, turėjo krūtinės ir rankas iš sidabro. Krūtinė rankos buvo iš sidabro. Čia kalba apie kitą karalystę, atėjusią po Babilono, tai Medo Persijos imperija. 538 metais nukariavo Babiloną, taigi valdė nuo 538 metų iki 331 metų prieš mūsų erą valdė. Statula turi dvi rankas, Midija ir Persija, iš dviejų dalių susidėjo, reiškia šitą karalystę, dvi rankas. Toliau kalba apie strėnas, kurios bus išvarė, Josmuo ir strėnos išvarė, varinė karalystė. Čia simbolizuoja Graikijos imperiją, valdžiusi nuo 331 metų prieš mūsų erą iki 168 metų prieš mūsų erą. Graikija, reiškia. Toliau ketvirtoji karalystė, sako, bus stipri kaip geležis sudaužo ir sutrupina viską, taip ši karalystė sutrupins visas kitas, trečia karalystė. Taigi, iš ta ketvirta karalystė, visa sudaužys, tai yra Romos imperija. Nuo 168 metų prieš mūsų erą, kai jinai sudaužė Graikiją, iki 476 metų mūsų eros metų. Tai reiškia. Kojos, geležinės kojos. Kodėl dvi kojos? Dvi kojas. Romos karalystė, kaip žinot, Romos imperija suskyla į dvi, į rytinę ir vakarinę. Į vakarų Romos imperija lotiniška ir rytų Romos imperija, Bizantija graikiška. Štai suskyla dvi kojos.
395 metais mūsų eros suskilo, reiškia, į rytų, į vakarų paprasčiausiai. 10 pirštų. Kaip žinote, Vakarų Romos imperija buvo nusiaubta germanų barbariškų genčių įvairiausių. 10 barbarų genčių buvo įkūrę savo karalystės Vakarų Romos imperijos teritorijai. Tai saksai, frankai, alemanai, burgundai, lombardai, svebai, vesgotai, osgotai, vandalai, geruliai. Reiškia, šitos 10 pirštų. Sako, dabar žiūrėkim, kaip sako, kadangi kojų pirštai buvo iš geležies ir molio, tai karalystė bus dalinai stipri, dalinai trapi. Čia už tai čia visa istorija, kuri Vakarų Romos imperija, visą Europos istoriją sukūrė. Visos tos dabartinės valstybės Vakarų Europoje yra tų valstybių barbarų genčių, kaip sakyt, tąsa. O kadangi regiai geležį maišytą su moliu, tai reiškia, kad jie bus susimaišys per žmogaus sėklą, tačiau nesusijungs, kaip geležis nesusijungia su moliu. Visą laiką, visą istoriją Vakarų Europa buvo bandoma suvienyti, sukurti vieną valstybę. Bandė Šventoji Romos imperija. Neišėjo, nepavyko pilnai padaryti. Bandė tą sukurti Napoleonas, nepavyko. Bandė Hitleris suvienyti, nieko visą. Dabar bandoma Europos Sąjungos pavydalu, nepavyksta. Treška, braška, nelimpa kaip molis prie geležies. Dalis valstybinė neprilimpa, kaip Šveicarija, Islandija, Norvegija. Dar kitos atskyla, kaip Didžioji Britanija, nuo atplyšo gabalas. Molis su geležim nesiklijuoja, jeigu pabandysim lipdyti paprasčiausiai. Tai toks, galim pasakyti, toks Europos Sąjungos likimas, neklijuokit, nevarkit. Nei su euru, nei su doleriu, nei su Uršulė von der Leyen nesuklijuosit jos imperijas. Visą laiką treškės į berios paprasčiausiai. Bet kas įdomiausia, kaip 4 eilutė sako, tų karalių dienomis dangaus dievas įsteigs karalystę, kur niekada nebus sunaikinta. Jėzus, sako, Jėzus krikščionybė, čia krikščionybė sako, tų karalių dienomis. Jėzus buvo 4 Romos imperija, čia sako, tų karalių ir Babilono, ir Graikijos, ir Medo-Persijos, ne tik tai Romos imperijai. Izraelis buvo tų karalių dienomis. Izraelis buvo prie Babilono formavosi. Izraelis buvo prie Medo-Persijos. Izraelis buvo prie Graikijos. Izraelis buvo prie Romos. Tai kartais ta tauta egzistavo. O Jėzus buvo tik Romos laikais atėjo ir viskas paprasčiausiai. Tai va, bet galiausiai, kas sako, sudaužys visas tų karalių dienomis dangaus dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta ir kuri netiteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Čia kalba jau apie finalinį etapą, kai susidarvos dvasinis Izraelis valdomas Mesijo, Mašiacho, Dovydo. Prašiausiai. Bus sudaužytos visos tautos. Iš tikrųjų taip, sako. Vat bus taip, kaip sako antra psalmė. Čia galima paskaityti iš antros psalmės. Kaip bus sūnus Izraelis. Izraelis yra Dievo sūnus. Pirmagimis sūnus. Žiūrėkit, sako, va taip. Įveiks taip, reiškia, apie Mesiją. Nuskaitau visą antrą psalmę. Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga. Sukyla žemės karaliai, valdovai, sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptai prieš Mesiją. Nebus taip, kad Mesija taip nori priims viso žemės tautos savo valdovų. Sakys, dabar aš Mesijas, prašau man savo įteikti visą valdžią savo visom šalim ir tai aš dabar valdysiu. Niekas sako. Jie sako, sutraukim jų pančius, numeskim jų virves. Tas, kuris dangui sėdi, juokėsi, viešpats tyčiasi iš jų. Oi, kvailiai, sukyja veikimą. Tai. Tada jis rūščiai prabils ir išgazdins juos savo įniršiu. Tas labai išgazdinti visi smarkiai. Jis sako, aš pastačiau savo karalių Sionę, savo šventajame kalne. Jūs pastebėjote, kad, kai kalba Metraščių knygos apie Dovydą arba Saliamonę, sako, atsisėda į Jehovos sostą, Jahvės sostą, viešpatės sostą sėdėjo. Šiaip tai Mesijas tik statytinis yra. Valdo Dievas per jį. Reiškia, valdys sako, aš paskelbsiu nutarimą, Dievas sako, kurį viešpats man pasakė, tu mano sūnus šiandien tave pagimdžiau. Prašyk ir duosiu tau paveldėti pagonys.
Pavesiu tau visus žemės pakraščius, geležinė lazda jos tramdysi, kaip molė indus jos daužysi. Tautos, kurios ten šokinės, bandys kariausi save kaip molė indus, kaip podinė. Žinot, kas nori suprast, kaip tai atrodys tom tautom, kurios nepriims Mesijo valdžios. Va, pasistatykit tuščią puodą molinį ir su lazda trenkit geležinę. Va taip atrodys tai valstybei. Va toks smūgis bus. Tai reiškia. Sako, ir žinot, kaip Biblija duoda moralą. Žmogui, kad jis susiprastų, atsitokėtų, dar iki tol, kol jis nepadarė kvailystę, sako. Taigi dabar karaliai, būkite išmintingi, pasimokykit žemės teisėjai, tarnaukit viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami, bučiuokit sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėt jo kely, jo rūstybė staiga užsidegus. Žiūrėkit, kad nežūtumėt, jo rūstybė staiga. Ir pykti su mus verčia katalikiškas vertimas, bučiuokit sūnų. Oi, sūnų, tai čia Jėzus visi. O, Jėzus, ne Jėzus. 89 psalmę paskaitykit krikščionys, kas tas sūnus, kad viskas būtų aiškus. 89 psalmė nuo 20 eilutės iki 28. Žiūrėkit, kas tas sūnus. Suradau Dovydą savo tarną, švento Arieliui patikų, ne Jėzų, Dovydą. Žiūrėkim, kas toliau bus Dovydą. Dovydą radau. Mano ranka visuomet jį palaikys. Mano dešinė stiprins jį. Priešas nenugalės jo ir piktadarys nepažemins. Jo akivaizdu parblokšiu priešus ir palaušiu tuos, kurie nekenčia. Mano ištikimybė ir gailestingumas lydės jį, tai yra Dovydą, ir mano vardu aukštai iškils jo ragas. Aš jo ranką padėsiu ant jūros ir ant upių jo dešinę. Jis sakys man, Dovydas, tu esi mano tėvas, mano Dievas, mano tėvas, jis sūnus reiškia bus. Aš padarysiu jį savo pirmagimiu. Jis bus aukščiau negu žemės karalius. Štai kas Dievo sūnus ir pirmagimis, Dovydas. Va, kokį sūnų savo karaliui bučiuokit iš anksto, kad kol dar jo rūstybė neužsivyrė. Nes bus, sakau, karaliai gali pabandyti. Pasistatyti podinę tuščią ir su lazda trenkti. Va, tai bus, jeigu nepaklus Mesijai. Prašiausiai. Taigi laikas tiksi. Ateis šitą karalystę. Dabar tas laikas duodas negyventi, ne valdžios ir nieko daryti išorės išmokti paprašau. Jeigu iki tam tikro laiko valdžios nebus padariusios išvadų, bus sunaikintos. Nieko nepadarysim. Tokia, tai tvarka. Taigi tai yra Izraelis, kuris bus valdomas Mesija. Tas akmuo, kuris atridėjo nuo kalno. Tai va. Gerai, tiek tada šiandien.